jeigu sausainius jau valgai per gavienę, ta prasme, tai Dievo ar tik yra išvis, nu, ta prasme, net nebeklausimas. Taip, čia aš manau. Tai va, žiūrėkit, mes esam susirinkę dabar kur? Mes esam prie antrą kartą, vat praeitą pavasarį nebuvom čia. Bet kitoj pusėje, ant pievukės. Ten buvom mes irgi balandį, ar gegužę, ar birželį netgi buvom. Dabar neturim maišų, tai atsisėdam čia. Taip, aš tiesiog... Žinokit, labai gerai, nes žmona man sakė, tik jūs, kad jūs iš apačios nefilmuotų, nes baisiai atrodėm. Dabar mes iš apačios irgi esam filmuojami. Blemba. Nu nieko, kaip sakome, viskas yra normaliai. Svarbiausia, kaip sakyti, neužžiūrės nosių, kad dainuosi tiesiai nefilmuotų, bet buvom mes ten ant tos pievutės ir vėl turėjom būti ant pievutės, tik turėjom būti jau dabar ant kėdžių turistinių, bet aš išeidamas iš namų galvojau, reikia nepamiršti tų turistinių kėdžių, uždariau duris ir pamiršau ir atvažiavau čia ir be kėdžių. O aš kaip tik paėmiau ir mano kabinete dabar kėdutė. Viena ta kėdė yra likusi, nu bet nieko, ta prasme, tai sėdim ne ant kėdžių, radom kitą vietą. Čia prie MKICO studentai zuja, tiesiog aplinkui veipus traukia, savo patenkinti, kaip sakyti, geria kavutę, visą programą studentišką, kaip sakyti, atlieka ir be abejo mokosi, kad galėtų po to iš karto dirbti kitam pastate. Už studentus ir būsimus vergus, mėlieji. Kad galėtų pasiekti tas aukštumas, kurias tu pasiekiai, vesdamas šią laidą, baigęs daktaro studijas. Skrusdėlės, neišgers skrusdėlės atsargiai. Šiaip, man taip, aš galvoju, kažkada buvo apie mus mane tokia kaip ir biški, toks neviltis. O mano bėga kvizas, jeigu susigaudė kvizą, jo. Irgi neviltis. Buvo apie mus tokia itin profesionalus podcastas, bet buvo, žinai, kažkada buvau bibliotekai, man atrodo, netgi čia. Iš ant skrusdėlių sėdi, žiūrėk. Jo, nu nieko. Saugok užpakalį. Saugok užpakalį, taip, kad nesvalgytų. Taip, bet buvau, man atrodo, šitoj bibliotekai kažkada, kai magistrinį gal rašiau. Užlipau ten į viršų ir matosi, kaip, žinai, daug žmonių tas barškina tą klaviatūrą, žinai. Ir tokia mintis atėjo, kiek daug yra darbų parašoma, kurių nieks neskaitys realiai. Įsivaizduoji, nu, ta prasme, kiek kažin perskaito tu bakalaurinį ar magistrinį kas nors, tai skyrus darbo vadovą ir gal recenzentą, kuris į tai nebūtinai viską perskaito. Bakalaurinį iš vis neįmanoma rasti, man atrodo, internete. Dar mūsų laikais nebuvo ChatGPT. Taip, nebuvo. Dar reikėjo patiem. Jo, reikėjo, kad recenziją parašytum dar pačiam skaityti. Dabar gali pats neskaitęs, nes. Taip. Tai, kad ratas siaurėja. Jo, tai va dar daugiau nevilties bus. O tu klausyk, tu naudoji ChatGPT savo darbe? Ten bus klausimas paskui, žinok, mes galėsim atsakyti. Šiaip naudojam. Jo, bet gal aš norėčiau pirmiausia perduoti linkėjimui Benui. Man paskambino Justinas Visickas, tikybos mokytojas. Ir sako, Simonai, noriu su tavim pasidalinti. Tu gali pasakoti šitą istoriją? Aišku, kad galiu. Jo, tai aš jam sakiau, kad ir žodžiu, jis uždavė, pasiūlė pamokos gale, tikybos pamokos, sako, pažiūrėkit 3 davatkų podcastą, kad labiau susipažintumėt su ekumenizmu, nes jie tą temą turėjo. Ir po pamokos priėjo tas Benas, sako, ir šiaip yra labai toks nusmalsus vaikas, labai fainas. Ir sako, gerai, kaip čia surasti, žodžiu, ir jam atsako, kad kai jis žies, jam bus labai, labai įdomu. Tai Benai, tau linkėjimų, ačiū, kad mus... Aš galvoju, čia dar bus įdomesnė kokia istorija, gal Benas kažką padarė. Aš galvoju, Benas mūsų yra fanas. Aš tikiuosi, arba štai Benas ateina tarsi kas nors, arba kad Benui yra 27 metai. Linkėjimai ir linkime tapti fanu. Ir linkime dar daugiau, linkime, kad tu užaugęs taptum gerų podcasterių krikščioniškų ir mus senus per dylas, kaip sakant, nukonkuruotum. Ane? Nu, tai nesunku bus nukonkuruoti, kaip sakai, tai daug nereikės Benui pasirinktis. Gerai, koks buvo klausimas apie ChatGPT? Buvo klausimas, tai reikia atsidaryti. Aš tai turiu visus klausimus, bet aš nemačiau apie ChatGPT klausimus. Vainis klausė. Vainis klausė. Gerai, pradėjome Vainis klausę. Tiksliai pacituoti. Vainis Volungevičius, neslėpkime šitos pavardės, nes jis yra buvęs mūsų. Kitas slėpkime, bet galim apie... Kitas slėpkim pavardės, bet šitos galim neslėpti. Ką manot apie AI naudojimą bažnyčioje, pamokslų rašymui, išpažintim ir taip toliau? Gerai, kaip reikėtų išpažintim naudoti AI dabar, tai pagalvokime apie šitą klausimą. Aš turbūt įsivaizduoju, jisai turbūt galvoja, kad žmonės surašo išpažinti į AI, o ten AI kažkaip atsako, bet čia neveikia taip. Nėra šito dalyko. Dar šiaip yra toks dalykas, kad lyg tai Liucernos mieste Šveicarijoje yra išpažinties būdelė, kur atsakinėja tau dirbtinio intelekto Jėzus sugeneruotas. Ir žmonės eina pasipasakoti. Bet ten išpažintis, ten šiaip tiesiog toks bairį toks čatas. Bet, man gali tekti rugpjūčio mėnesį ten būti vienai konferencijoje. Šalia ten. Jau planuoju išpažinties. Pažiūrėti, patikrinti, padaryti reportažą iš to pabendravimo tokio. Bet jo, gerai, tai mąstykime. Sakramentai yra tik tai teikiami gyvai žmogus su žmogum, jeigu aš gerai suprantu. Išimtiniu atveju esu girdėjęs, kad galima telefoną. Telefoną, jeigu ten jau kažkas išimtinis. O čia, žinai, negalima nei su tuo, nei su Skype'u norėjau
sakyti, jau nežino, kas tas Skype žmonės. Nei per Messengerį tu turbūt negali šiaip įprastai išpažinties atlikti, jeigu, sąlygos visos normalios. Ir tuo labiau, buvo čia tokių sumanimų, idėjų, tokių galbūt, tokių labiau pasvarstymų futuristinių, pavyzdžiui, robotai, išpažinties robotai tokie, tarkim, kad tu ateini, paskai savo nuodėmes, robotas tau tada pagal tam tikrą formulę pasako tavo ten atgailą ir tada tu išeini. Bet... Ir tada kainiečiai skaito, ką tai va būtent, tai va čia vienai buvo, čia be visų tų teologinių visokių kitokių aiškinimų, kodėl, tai tikrai ne, viena iš tokių saugumo, tiesiog tu koks nors žmogus, ten įmonės vadovas nueina, tai savo nuodėmes pasako ir staiga nutekina kažkur. Tai ne, šitam dalykui tai aš net nematau. Bairo forma taip, bet kad rimtam sakramentui, tai tikrai manau, kad nebus šito. Jo, ir čia toksai yra skirtumas irgi tarp konfesinis, nes pas mus kunigui duoti atgailą nėra būtina ir nėra jokių formulių duoti atgailos. Tai irgi tas kryptis, kaip vystėsi išpažintis rytuose ir vakaruose, iš tikrųjų buvo pakankamai skirtinga, nes kodėl atsirado klausykla, jį tarsi nuasmenina tą žmogų, kuris ateina ir būdavo moralės teologijos knygose, kas, pavyzdžiui, skaitė Altorių šešėlį, ten irgi apie tai pasakoja, ten moralės teologija ir ten sunkinančios, lengvinančios aplinkybės ir taip toliau, ir kaip skiriama atgaila. Pas mus ateina akis į akį bendrauti su kunigu. Visą laiką? Nėra klausyklų? Pas mus klausyklų niekada nebuvo. Visą laiką ateina bendrauti asmeniškai su kunigu. Kunigas mato žmogų. Ir po to uždengia sijoną galiausiai. Ne sijoną, stulą. Su barzda. Čia man rūpė vadinimų, kuris galvoja, ir esmė tame, kad atgaila, epitimija yra skiriama tik tais tuo atveju, jeigu yra matoma, kad tai žmogui reikalinga. Šiais laikais pasakytų gal šiuolaikiškai kaip terapinė tokia priemonė. Pavyzdžiui, jeigu žmogus ten padarė sunkią nuodėmę, tai tiesiog tu negali, ten, tarkim, nužudė ko nors, negali tiesiog atsakyti, viskas tau Dievas atleido, dabar apsimes, kad nieko nebuvo ir gyvenk. Tai čia pas katalikus lygiai tas pats. O yra sakys kunigas, kad tau išdirbti tai savo sieloje, kad nuo to, kaip sakyt, išsigydyti. Tau reikia padaryti tą, ten jeigu nužudimas, pavyzdžiui, susitaikyti, kiek tai įmanoma su giminėm, atlikti ten tokią atgailą ir taip toliau. Pavyzdžiui, prisiduoti į policiją pačiam. Ar prisiduoti į policiją, jeigu neprisidavęs. Man yra pasakojęs vienas kunigas, kolega, kad jo praktikoje buvo būtent toks atvejis, pavyzdžiui. Tai dabar neišdavė išpažinties paslapties ką tik? Ne, nes čia neaišku apie ką, aš net pats nežinau apie ką. Ir čia ne aš klausiau išpažinties. Ir paslaptis, ar ne? Yra šitas dalykas. Ir esmė tame, kad o nežinau, katalikų bažnyčioje, kai ten mane buvo 9-metė tikybos mokytoja nuvedus išpažinties, aš atsimenu visiems, kad ten pasakyk 5 sveika Marija, 2 tėve mūsų ir taip toliau. Bet čia irgi nėra, matai, labai priklauso nuo... Vaikui turbūt paprasčiausiai taip yra, žinai, arba tarkim, bet dabar irgi... Atsiprašau, kad pertraukiau tiesiog. Ne, aš pasakiau. Tai gali būti, paprastai tai aišku duoda tiesiog kokią nors maldą, bet šiaip gali būti, tarkim, irgi labai individualiai susiję. Ypač jeigu tu turi dvasios tėvą, ar ne, su kuriuo tu atinuotų išpažinties, tai tada jis pagal tave jau gali tą atgalą duoti jau tokio, pritaikytą, sakykime, tokio jau, kas liečia ne tik tais, maldą, bet ir tam tikrus tavo, elgesį, tavo veiksmus. Tai tokios, konkrečios griežtos irgi nėra, pas mus tos formulės, kad būtinai tik tais, maldas užduot. Ir dabar einama link to būtent, aišku, yra prieš šventes, prieš Velykas, Kalėdas, kai ten tuntai žmonių, tai aišku, ten tik staigiai ten tu nesigilini. Drąsiai, ta prasme. Tada jis gali pasidaryti robotuką. Tiesiog jo. O pas mus tai tokio dalyko, kad iš vis būtinai atgailą duoti, tokio nebuvo ir nėra. Tai jis neturi tos išrišimo formulės, kad aš tave tenais atleidžiu tau nuodėmes. Taip, mes išrišam. Išišat. Ir viskas. O atgailos epitimijos skirimas, atgailos dar būtų. Jo. Ne lietuvių kalboje, o čia irgi toksai yra biški konfūzas, nes yra... Dėl to žodžio konfūzas yra konfūzas, nemažai, aš manau. Nes ta žodis atgaila gaunasi, kad tai ir tarsi tas pati išpažintis atgaila irgi anksčiau vadinta, ne, ir dar ir atgaila vadinami tie darbai, kurios daro
Ir pasiruošimas išpažinčiai taip pat. Nu tai va, ir toks biškai konfuzas dėl to, bet aš kalbu apie tos atgailą, kurią skiria daryti, o graikiškai tai epitimija vadinasi. Tai va, tai pas mus tai yra neįprastas dalykas, jeigu kažkas labai rimto gyvenime atsitiko ir tada jau neįprastom aplinkybėm ta atgaila skiriama. Ir čia kažkaip tai robotas iš vis negalėtų, nes čia toks asmeninis dalykas. Aš dar pabrėžčiau tai, kad apskritai, kas liečia apeigas pačias, tai žinoma, kad apeigose iš viso tai yra žmogaus auka Dievui. Tai, ką žmogus daro dėl Dievo, tai, ką žmogus atnašauja Dievui, dėl to kaip tik tas žmogiškas indėlis yra labai svarbus. Ir mes kažkada taip irgi juokavom, dar iki ChatGPT atsiradimo, kad ten pas musgi yra ikonostasas, kur durys atsidaro, beje, buvo nufilmuota Apologetika LT laida apie evangelikas apsilanko ortodoksų katedrą ir galite sužinoti, kas ten, kur ten ikonostasas, kur ten kas. Ten žinokit, kiek yra prislėpta visokių dalykų. Ten tie antrankiai, ne antrankiai, apyrankiai tie tokie labai gražus, kur yra pasimisakė. Ir mes irgi juokavom, kad galima būtų padaryti automatiškai atsidarančius vartus, ten biški dūmiukų tenais šventai dvasia praskrenda. Jo, kad įmeti šitą į kokį nors ten dūmo aparatą smilkalų vietoj to, kad ten vaikščiot su tuo. Aš nebejoju, kad yra Amerikoje evangelikų bažnyčių, kuris taip daro kažką. Yra pietų Amerikoje. Vietoj žvakių šviesos kokios. Ledai. Bet tada linko vidu, kad tada nėra žmogaus indėlio. Tai tada žmogaus nereikia. Ir kokia čia tada auka? Tai pietų Amerikoje. O jeigu žmogus su žvake vaikšto, jeigu žmogus pats smilko, tada gerai, jeigu jis su botagu lupa jam per nugarą, tai jis tikrai jaučia, kad aukoja. Pietų Amerikoje tai mačiau video, kur su dronu skraidino komuniją, žinai, per Eucharistą šitą. Nu tai čia jau biški. Čia nėra ko tikėtis iš jūsų daugiau, aš irgi tą pasakysiu. Iš tų, bet aš priežinu, kad aš esu, kaip čia pasakęs, tas... Esi toksai... Konservatyvus liberalas. Jo, liberal konservatorius. Čeripikelis. Čia yra geras. Kas ką reiškia? Kad tai išsirinkai, kas tau patogu. Taip. Pas katalikus galima labai. Dėl to ir esi katalikas. O tu esi šaukęs per išpažinti ant savo tikinčių. Pačiu ką pasakoja, tu ką? Tu ką? Ne, tai aišku, apskritai dar seminarijai moko tam tikros etikos, bendravimas su tikinčiaisiais ir tokie dalykai. Tai negalimi, nes aišku visko praktikoje. Esi, ne? Griežtai. Ne, aš niekada nesu šaukęs ant kažko tai nesu, aišku, bet... O taip tai jo, net apskritai išpažintis yra toks jautrus dalykas, bent jau aš taip įsivaizduoju, kad kaip tik tu turi sudaryti saugią tokią aplinką žmogui, kad jis galėtų atskleisti savo visus skaudžiausius dalykus, visus blogiausius dalykus. Ir tai turi būti labai saugi aplinka. Jeigu tu pradėsi tenais šaukti ant žmogaus ir bartis, tai kažkaip kartais pasibarti gal kažkaip greičiau pasakyti reikia, bet visumoje tai turi būti labai atsargu. Chirurginis tikslumas turi būti, nes paskui gali žmogus užsiverti ir nebenorėti daugiau atsiverti. Tai va. O žiūrėk, pavyzdžiui, jeigu būčiau ortodoksas, aš eičiau pas tave išpažinties, ar jeigu tu būtum katalikų kunigas irgi, o tu eitum, jeigu būtum katalikas ar ortodoksas pas jį išpažinties? Pas Gintarą? Jo. Tipo dabar, kai aš jį pažįstu, taip? Jo. Nu, aš manau, kad aš eičiau, žinai, dėl ko, kad evangelikų tą, sakykim, tokį bendrai supratimą, ne, ten neinant atskirai konfesijas, kadangi ten skiriasi dalykai, bet toksai bendras, ne, kad išpažinkime vieni kitiems savo nuodėmes, ne, kaip yra šventajame rašte parašyta. Tai ir bandai išpažinti, ta prasme, tas nuodėmes tiems, su kuriais tos artimiausius, kuriais pasitikė, kuri pasitikė dvasiniu brandumu ir taip toliau. Nebelekam išpažįsti, ta prasme, tai tu ir išpažįsti tiems, kuriuos tu pažįsti, žinai, skirtingai. Tai kaip tik to anonimiškumo yra pakankamai mažai, dėl to, kad turi pasitikėti kažkaip to žmogum ir žinoti, kad jisai tau nori gero, kad jisai sugeba tave suprasti, kad jisai galės tau kažką pasakyti, tai manau, kad jo. Aha, bet čia matai, aišku, yra gal pas katalikus biški kitaip, ta prasme, kad, aišku, tai yra labai svarbu. Ir jeigu yra kunigas, kuris tave išklauso, turi su tavim santykį ir netgi geba ne tik, ar ne, tą formalumą, kuris yra labai svarbus atlikti, bet ir kažką dar tokio nuo savęs, ar ne, kažkokį paskatinimą, pamokymą, atvedimą dvasinį, tai yra puikiai. Bet realiai sakramentai yra tai, kad pats Kristus per tai veikia. Ir netgi jeigu kunigas yra visiškas toks, žinai, kurčias arba, visiškai nekalbus ir santykis tavim nėra, vis tiek tai Kristus, kuris tau atleidžia nuodėmes, per tą kunigą veikia tuo momentu. Tai
Tai dėl to, nu, vat, tai nėra esminis dalykas, bet be abejo, jeigu yra tas santykis, tai aišku, tai ir ta dvasinė tavo turbūt, nu, branda jinai bus geresnė. Neusikalbėkime labai daug apie išpažinti. Dar porą dalykų, tik tai. Dirbtinį intelektą. Jo, ir apie intelektą, ir apie išpažinti. Kaip tik, kur mes seną kartą aptarinėjom ten tą seminarą, ar Romo Linavai. Tai ten aš kai klausiau, sakau, jau po to, kai mes aptarėm, perklausiau. Ir ten man buvo visai įdomu, kad, sakau, kai kuriuose vietose, kur kritikuoja ten katalikybę, tai tinka ortodoksams. Tinka, kad ortodoksai irgi taip pat kritikuoja, ar tinka šitą kritiką ortodoksams nutaikyta? Tinka šitą kritiką ortodoksams nutaikyta. Ir kartais, man atrodo, netgi yra momentai, kurios po Antro Vatikano susirinkimo, kaip tik ortodoksų įtakoje, rytų krikščionybės įtakoje perėmė katalikai. Ir čia, kas liečia, ten buvo tokia Paryžiaus mokykla, Afanasjevas, ir taip toliau, ten tiesiog nebuvo įtaka. Bet vienu žodžiu, bet ką norėjau pasakyti, ten kalbėjo apie nuodėmę kaip ligą. Tai iš tikrųjų ortodoksų bažnyčia nuo Jono Auksaburnio laikų yra labai paplitusi metafora, bažnyčia kaip dvasinė ligoninė, nuodėmė kaip dvasinė liga. Tai va, ir va čia va tas yra momentas, kodėl irgi svarbu, mums irgi būtų svarbu tai, ką tu, Laurinai, sakėjai, kad tu pasitikė to žmogum, tu jį pažįsti, jis gerai tave žino ir taip toliau, nes grubiai tariant, gydytojas jisai turi žinoti ligos istoriją ir tada jisai gali padėti. O jeigu tu atėjai pas žmogų pirmą kartą, taip jis gali tau iš nuodėmės, taip tas su Dievu susitaikymas įvyks, bet nuodėmė yra daugiau negu tiesiog formalus teisinis kažkoks tai pažeidimas. Jis pažeidžia žmogaus sielą, pažeidžia žmogaus vidų ir lieka žaizda. Ir tą žaizdą reikia išgydyti. Tai va. Ir dėl to svarbu, kad žmogus būtų, kuris žinotų tą. Tai vat, o dėl šito, dėl dirbtinio intelekto, tai vat, kur aš matau, pavyzdžiui, normaliai, pakankamai, jis ten minėjo Vainius, kad sako, pavyzdžiui, apie pamokslus. Nu, tai manau, kad yra du dalykai, kur tikrai ChatGPT gali pasitarnauti, arba kitas AI, nesvarbu, čia dirbtinis intelektas, tiesiog kažkaip tai aš daugiausiai ChatGPT savo gyvenime naudoju, taip jau miniu, bet šiaip vienas dalykas, kad, pavyzdžiui, ortodoksų bažnyčioje yra labai sudėtinga pamaldų tvarka, vadinamos tos rubrikos, tipikonos. Ir kai reikia susidėti pamaldų tvarką, aš kartais užklausiu, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto, kaip ten, tada turi būti pamaldos ir surašo, bet visada tikrinu. Dėl to, kad dirbtinis intelektas, aš ne vieną kartą įsitikinau, jisai prikuria, prisigalvoja, prigrybauja ir kartais aš jį netgi bandau pamokyti, pasakydamas, čia ten, žodžiu, reikia vis laik tikrinti. Ir tas pats liečia ir, pavyzdžiui, kaip sako pamokslus ir panašiai. Vienas dalykas, man atrodo, kad kažkaip tai turbūt būtų tie neįdomus pamokslai, jeigu gerai ten dirbtinio intelekto parašyta. O kitas dalykas, sakau, kad jisai ne tik kalba štampais dirbtinis intelektas, bet dažnai ir nusišneka. O aš atsimenu, kai tik tais atradau pirmą kartą dirbtinį intelektą, galvoju, galima būtų jo pagalba padaryti kažkokį tai patristinį, tai netgi tyrimą, pavyzdžiui, ką bažnyčios tėvai galvoja viena ar kita tema. Ir aš uždaviau klausimą, ką šitą temą sako bažnyčios tėvai. Ir man išrašė krūvą citatų ir aš toks, wow. Ir netgi draugų pasidalinau, žiūrėk čia, kaip palengvina bažnyčios tėvų tyrinėtojų darbą. Ir tas draugas sako, tu patikrink, ar tas citatas tikras. Ir aš tada pradėjau ieškoti vieną po kitos ir visos išgalvotas. Tai kad čia tokių galima pamokslų sukurti su ChatGPT, kad bus nauja religija. Čia reikia tą dirbtinį intelektą reikia labai, kaip sakyti, išmintingai naudoti. Čia talikai. Kad bažnyčioje, kur reikia asmeninio žmogaus santykio, kadangi bažnyčia, jinai per santykį ir veikia, tai tikrai negali niekaip ChatGPT šito dalyko pakeisti. Gali tik tais tie dirbtinis intelektas ir jo įrankiai padėti, pavyzdžiui, pasiruošimą, kaip pamaldom, pamokslam ir taip toliau, bet jokių būdų nesikliauti, kad už tave parašyti, nes tada irgi nebelieka jokio nei tavo ten maldos, nei tavo ten dvasinio gyvenimo, nei aiškinimosi, nieko. Ir pats bukėjai, ir nieko originalaus negali duoti žmonėms, gauni viską tik perdirbtą, sukurtą ir dar gali žiauriai nusišnekėti. Tai, pavyzdžiui, dabar čia, kai mes rašinėm, tai prieš porą dienų apie Velykas renginį vedžiau. Tai aš tiesiog tam tikrus dalykus užklausdavau, žinodamas, kaip yra patikrinti. Tai, pavyzdžiui, klausiu tenais, iš kur kilo tas angliškas Velykų pavadinimas Easter. Tai man parašė ten, ten pagoniškos deivės. Tenais tos, iš deivės Austrės tenais ir taip toliau. Gerai, sakau, ar tikrai, parašė, yra įvairių nuomonių ir tada ten žinai, ir pats sakau, kur tavo šaltinis yra. Nes aš žinau, kur tas šaltinis yra. Vienintelis šaltinis yra to Bedos
Garbingojo? Garbingojo jo, ten ir kaip jis buvo krikščionis ir ten irgi yra vertinama prieštaringai, ar iš tikrųjų buvo tokia Austrija ar nebuvo, bet jisai tiesiog suvedė kažkaip galus, kad galėjo nuo jos kilti ir tada iš tos vienos citatos visi yra kažką tokio padarę, kai net nėra, daugiau nėra jokio šaltinių, jokio nuorodų tą Austriją niekur. Nu, dabar atsiranda galbūt kažko truputį, bet mintis yra, kad tikėtina iš vis net ne nuo tos Austrijos, o nuo ten germanų kraštų, nuo to tokio kažkaip yra sanskambis, ten panašus to žodžiu ir taip toliau. Nesvarbu, bet mintis yra tokia, ne, kad gali pasitikrinti kažką, pasižiūrėti, kaip informacijos rinkimų įrankis, kadangi tu gali vesti į Google ir ieškoti, ką žmogus ten parašė, ne, tai tu gali per ChatGPT ir ten per kitą dirbtinio intelekto įrankį susirasti kažko daugiau, bet reikia būtinai viską pertikrinti ir kad jis nepakeistų tavo turinio kažkaip kūrimo. Tai aš irgi su to kovau tenais į pabaigą, kai doktorantūros jau rašiau disertaciją, tada jau atsirado, sakykime, ta galimybė ir bandžiau rašyti kiek įmanoma be, sakykime, to. Tai tik tais naudau tam, kad man pasakytų, aš kažką ten surašiau, sugalvojau, kad patikrink, ar aš tikrųjų taip sakė Kierkegaardas. Tai jisai paprašau, kad patikrintų, nes aš per Google, kol ten susirasiu tą dalyką, galbūt reikės labai daug šaltinių praeiti, jis gal greičiau išnagrinės. Ir tada tai pasitikrini, pasižiūri ir tada dar papildomai pasitikrini ir tada gali gauti kažkokią tą informaciją. Gerai, bet vien žodžiu, kur žmogaus bažnyčiai tikrai nepakeis ChatGPT, čia pas mumis visiškai kitokia yra samprata, net jeigu praktiškai galėtų kažkokius dalykus kitus atlikti, mes nenorim, kad tai būtų, bet išmintingai naudojant taip pat kaip ir interneto kitus dalykus, kurie egzistuoja. Tai įrankis paprastai. Aš galėčiau įsivaizduoti, pavyzdžiui, koks nors klebonas, kuris turi kaip per Avengers keršytojų filmus šitas Tony Starkas, gelžinis žmogus turi savo tą dirbtinio intelekto tokia kaip pagalbininkę, robotą, kuri tiesiog valdo visus tos kompiuterinius tinklus, tiek jo kostiumo, tiek ir ten jo namus, ten mašinas, to vardo pamiršau, bet tokia kaip asistentė, žinai, kur padeda surasti informaciją, ten dar kažką, bet... Džervis, savo, dėkui. Gerai, dabar kitas klausimas. Augustė klausia. Toj dabar man pasididino viskas. Įsikandau lūpą, kraujo skonį jaučiu dabar. Gerai. Klausimas. Gal kiekvienas iš savo konfesijos perspektyvos apibūdintumėt žmonės, kuriems galėtų būti taikomas davatkų vardas? Pavyzdžiui, gal istorijos eigoje susiformavo ir gyvavo kokios grupės? Būtų įdomu ir jei kultūriškai skiriasi, pavyzdžiui, kas graikams būtų ta davatka, kas Liuterio laikais, tarp šiuolaikinių protestantų ar tarp katalikų. Tai kas jūsų, sakykime, konfesinėme kontekste, pabandom greičiau sureaguoti truputį, nes labai mes po to ilgai įsišnekam, būtų tai, kas yra vadinama davatka. Nu, tai, aišku, man tai, aišku, apskritai, aš tai nesakyčiau pats ten davatka, nedavatka, nes čia toks neigiamas apibūdinimas, kartais taip ten kažkokie reiškiniai bažnyčiai sunervina, bet šiaip tai, kaip sakyti, yra... Kiekvienas žmogus ieško Dievo ir taip toliau ir kažkada tai mes būsim seni bedančiai. Aš ir dabar aš tikrai dantų trūksta. Ir bus lėčiau, sunkiau mąstysim ir taip toliau ir tada jaunimas sakys, kas čia per tokie. Tai va, bet žodžiu, bet šiaip, kaip sakyt, na aišku, yra, ten, tarkim, jeigu ten graikus paminėjote, tenais, ar, pavyzdžiui, ten slavų kraštuose, nu, tas pats, yra tos močiutės, arba ten graikiškai jaja, arba babuška ten, jeigu ten rusiškai ir panašiai, nu tai tos močiutės ir aišku, kultūriškai, aišku, aš manau, kad yra irgi skirtumų tarp jų, bet paprastai, nu ko tos močiutės pasižymi to, kad jos ateina į ilgiausias pamaldas valandom, ten stovi, kol jauni žmonės atėję per Velyką, sako, jam per sunku 2 valandas pastovėti. Tai va, ir jos paprastai, kaip sakyt, laikosi tų visų bažnyčios taisyklių. Tai va, o iš tokių nemalonių reiškinių, jo, dažniausiai, kaip sakyt, užkliūna susidūrimai ten su jaunimu ir toli gražu ne visos vyresnio amžiaus moteris taip elgėsi. Aš sakyčiau, čia kaip tik žmonės įsimena, nes vienas kitas žmogus taip išsišoka, įskaudina, tada atsiranda stereotipas, kad tai va, o iš to, kad ateina, pavyzdžiui, jauni žmonės retai vaikštantis į bažnyčią, užeina ir jo, ir jas pradeda sakyti, va, tu turi taip elgtis. Čia netinkamai apsirengęs, čia ten taip ir, kaip sakyti, dažnai kažkaip žmonės jaučiasi, kad įsiveržiama jų asmeninė tą erdvę ir iš viso supranta, kad kaip ir Evangelijos prasmė ne tame, kad teisingai tam tikrus veiksmus padaryti ir taip toliau, ir tada kyla toksai ir pasipiktinimas ir toksai stereotipas. Na, aišku, dar jeigu iš vis netikintis žmonės, tai iš vis galvoja, kad čia kažkaip tai ten... kvailas tas mąstymas religinis ir panašiai, tai va. Bet jo, bet šiaip aš manau, tai kyla kartais tiesiog iš to, kad
tie žmonės tiek yra bažnyčioje, jokiem tai jau natūralu yra ir jie negalvoja, kad kažkam gali būti įžeidimas, kad pasakyti, kad reikia taip ar taip daryti. O kita vertus yra ir tokių močiučių, kurios atėjo tik tai senatvėje į bažnyčią. Tai va čia aš jau pripažįstu, kad kartais būna pakankamai sudėtinga tokia parapijos grupė, kai būtent ateina senatvėje, visą gyvenimą nepraktikavę tikėjimo ir tada su tokiu užsidegimu ir teisumu jauniems žmonėms pradeda aiškinti, kaip gyventi. Tai va čia būna daug su to problemų. Štai ateizmo pamokas mokiniam, ne? Skaitydavo. Yra tokių. Aš esu konkrečiai susidūręs savo gyvenime. Sovietmečiu buvo ateistės, partinės, kaip sakai, galbūt ir skaitė ten apie ateizmo pamokas. Ir paskui senatvėje atrado bažnyčią, pradėjo vaikščioti ir taip toliau. Ir tada matai viena vertus, kad lygiai su to pačiu užsidegimu ir radikalumu, arba pagal tas pačiais principais, tik išversta su kitom formom, veikia. Arba sakau, arba nesupranta dar prasmės giluminės Evangelijos. Bet tiesiog, irgi tas momentas, labai aišku buvo sovietmečiu, yra teisinga linija ir tada reikia visus pagal tą teisingą liniją. Tai aš ir matau, man atrodo, kad tas davatkiškumas taip labiausiai, kas jį išskiria, tai yra tai, kad yra tas koncentracija ties ir užakcentavimas formų, o ne turinio. Ta prasme, kažkokių tokių dalykų, kurie nėra pati esmė, bet jinai yra padaroma esmė, nors ir galimai turint gerą motyvą. Ta prasme, taip, kad tai nėra, ir čia galima net ne tik apie bažnyčią galvoti, bet ir plačiai prasme Lietuvoje, kokios tenais yra temos, ne, kad kaip uoliai, kai kurie, kad ir gina teisingą dalyką, bet gina taip uoliai, kad, ta prasme, visi patampa blogiečiai, ne, ten gali visi tapti vatnikai, tenais dar kažkas gali tapti, bet kažkas, kas yra labai skaudu, arba kas yra tau labai arti širdies, tada kas kažkaip bent jau truputį nepataiko į tą pačią liniją, tada viskas. Tipo, jau, tada tai iškart gali, taip, žinai, suskalpuoti ir ten, nors motyvas yra geras ir gal tu ir tiesą sakai, bet kažkaip užakcentuoji ne visai tą dalyką ir tada gaunasi toksai biškinu. Ir tu atmuši tuos kitus nuo galbūt tokio sudomėjimo tavo mintimi ir idėja. Ir dėl to, bet savo patiem galim pasakyti, ne, kad to negatyvę prasme nebūtų davatka, svarbiausia neprimetinėti savo pažiūrų kitiem. Ir prisiminti, kad tikėjimas yra labai asmeninis dalykas. Ir duodi irgi žmogui tą... Aš tai už. Liberaliai. Aš esu už primetinėjimą savo pažiūrų. Aš davatkas, tik tais tiek, kad kokią formą ir kokiu būdu, ta prasme, ir kas yra tos pažiūros, žinai. Bet tokia buvo pirma istorija, truputį aš papasakosiu apie ortodoksų bažnyčią. Jau čia buvo gal pirma mano patirtis ortodoksų pamaldose. Atėjom ten su jaunimu ir aš taip kažkaip žiūrėjau, stebėjau, kas ten vyksta. Aš buvau neseniai atsivertęs, prieš 2 metus, žinai, buvau atsivertęs ir irgi toks dar davatkiškas, labai pats, žinai, toksai uolus. Ir kažkas ten stovi, žinai, žiūriu ir taip svarstau savo, galvoju, čia tiki žmonės ar netiki, žinai, to, ką daro. Taip, nes matau labai daug, žinai, ritualų, visko vyksta, žinai, galvoju, tiki ar netiki. Tada atsius kažką ateina, man būti rusiškai, žinai, sako, tenais, taip, čia Klaipėdoj buvo. Sako, nuleisk rankas. Ir aš susinervinau taip, išėjau, galvoju, tipo, kažkokia nesąmonė, tipo, aš ateinu į pamaldą, žinai, ir žiūriu čia kaip kas ir dar... Pirmas, vienintelis dalykas, kas bendravimas dėl kažko įvyksta, tai vyksta tai, kad aš rankas netaip susidės, tipo, nes jai nepagarbu, žinai, reikia viską. Dabar aš šiai dienai aš nepykstu, aš suprantu, kodėl jinai taip, žinai, padarė. Bet tuo momentu, pavyzdžiui, man tokiam, kaip sakau, tas, kuris atrado nesenai tikėjimą tokį gyvą, žinai, o ne tik tais formalų, ir tada man ateina, žinai, ir tipo, rankos yra pats esmingiausias, žinai, dalykas, ne mano tikėjimas, žinai, kažkurioje vietoje. Bet jai tai bylojo, aš suprantu dabar, ją ginant, kad jai bylojo taip, kad ateina čia kažkoks patsukas, žinai, susikryžiavęs rankas, taip, žinai, sėdė, žinai, tai nori būk pagarbiai, ta prasme, Dievo garbinimo namuose, o ne taip, žinai. Tai vienas mano draugelis. Iš tikrųjų, aš girdėjęs esu pačioje ortodoksų bažnyčiai, iš krikštytų ortodoksų bažnyčiai jaunų žmonių, aš esu 110 istorijų girdėjęs apie tai, kaip taip atėjo žmogus pirmą kartą ir paskui atmušė norą eiti. Ir dėl to, kaip sakyti, viena vertus, sakau, teisti mes irgi negalim krikščioniškai, reikia, kaip tu sakai, suprasti kažkaip, pamanyti visą kitą, bet šiaip, pavyzdžiui, realiai tai čia, tarkim, mes kunigai būdami, mes irgi kalbėdavom su tom vyresnio amžiaus moterim, kad, nelyskit jūs prie tų jaunų žmonių, kad, ir sakau, o kartais man labiausiai kraujas užvidavo, kai tu žinai, kad ta močiutė, jinai atėjo pakankamai neseniai į tikėjimą, visą gyvenimą ateizmą varė ir tada eina prie jaunos merginos ir sako, kodėl tu, karočią, su atidengta galva užsidėk skarelę. Cigaretės gal dar pardavinėja tą močiutę. Tokių nežinau istorijų, bet jo. Vienas mano draugelis irgi buvo neseniai tikėjęs, atėjo katalikų bažnyčią, mišios anksčiau stovės, turėjo tokią rokavo striukę, žinai. Irgi sakė, viena tokia močiutė taip prie jo,
Sako, vaikeli, tau čia ne vieta. Turi išėję, žinai. Jo, ir Wikipedija rašo apie davatkas labai. Davatka - neapibrėžtinės lyties žaba, turinti stipriai religinį polinkį. Labai daug moralizuoja, nors pačios davatkos toli gražu nepasižymi moralių elgesių. Tai čia apie mus realiai. Bet mes jau daug apie tai kalbėjom šitam podcast'e, kad davatka buvo iki sovietmečio geras terminas, tai buvo dievoto žmogus, netgi buvo atskira. Kaip pažymėjau, Augustė, angliškai yra devoted, pasišventęs. Yes. Tai va būtent, tai atskiros moterų grupės, kurios tarnavo bažnyčiai ir buvo labai gerbiamas. Sovietmetis tas davatkas padarė tokias, prižiūrėjo aukurą, klebono. Tai va, ir dėl to tas davatkos šiandien toks atneigiamas, kaip tokias liežuvautuvės veidmainiautojos, bet prisiminiau, kalbant apie žodį, yra gražus žodis davatkėlė. Ir tai būtent, jeigu va davatka, tai va reiškia tokia bjauraus būdo, ar ne? Žaba, nesvarbu kokios lyties, kokio amžiaus, tai davatkėlė būna va tokia gera močiutė, kuri labai myli žmonės, labai va, ir su vaikais bendrauja. Iškepa sausainių. Taip, ir eina į bažnyčią, eina ir tokia, labai gero būdo, nors prie širdies dėk tokia. Tai va davatkėlė tai yra labai geri žmonės ir davatkėlės. Ir aš irgi dar, kad netrodytų taip baisiai, ką aš priešnekėjau, pasakysiu, kad pas mus irgi būdavo tokių, būtent aš čia dabar kalbėjau apie tą stereotipinę davatką, bet tokių davatkėlių irgi būdavo. Ir bendrai, imant tas senasias tokias bažnyčias, kurios, pavyzdžiui, sovietmečiu ir nebuvo uždarytos, ir kur ten iš kartos į kartą ta parapija tęsiasi, tai dažnai būdavo, kad tos parapijos branduolyje yra tų tokių močiučių, kurios, sakau, jau minėjau, kad ištikimiausiai vaikšto į pamaldas, valandas nestovi, ir kita vertus, kurios labai daug padeda bažnyčiai ir kurios realiai daro. Bet dažniausiai tie žmonės, kurie realiai, tos močiutės, kurios realiai padeda ir kurios realiai ten meldžias, jos ir nelinda prie jaunų žmonių dažniausiai. Ir brolis Julius Sasnauskas, jisai netgi vieną tekstą jau seniai yra parašęs, kad norėtų pastatyti paminklą davatkai, nes būtent va, tos davatkos, davatkėlės jos ir tą nutikėjimo tradiciją saugojo ir ją perdavė savo anūkams dažniausiai, bet irgi neleido ir sovietmečiai, ypač tai bažnyčiai, visiškai tenais, kaip sakant, iš vidaus suirti ir griūti. Ir metropolitas Antanas Rožėtis irgi, tai tokia istorija yra, jisai tarnavo Didžiojoje Britanijoje ir ten baltosios emigracijos rusų daugiausiai buvo tokia parapija, bet paskui jau ten ir etniškai kitaip ten vystėsi ir taip toliau, bet ten vienu momentu buvo taip, kad buvo daug jau tų nusenusių pirmos kartos po revoliucijos migrantų, būtent močiučių įvairių bažnyčiai, ir jie klausė, tai va, jau pas jūs šiek tiek močiučių, sena parapija, tai kas bus, kai jos visos išmirs? Ir tada jis atsakė, sako, ateis kitos močiutės. Ir iš tikrųjų, kaip sakyti, ir jo, tai irgi toks dalykas, kad kartais žmonės gali ir vėliau gyvenime ateiti į tikėjimą. Ir iš tikrųjų ten irgi, kaip tu sakai, jos buvo tos, kurios išlaikė, o paskui jau tą užaugo kaip medis bendruomenė ir viskas ten buvo gerai. Evangelikų ratas iš šiuolaikiniuose pabandyti tokį trumpą, tokį mažą, nedidelį paveiksliuką, kaip man atrodo davatka. Tai žmogus, kuris visą laiką cituoja šventą raštą, nesvarbu kokį klausimą paklausė, jisai cituoja šventą raštą ir paklausė labai praktinio kažkokio dalyko, jis to pasako Biblijos eilutę. Ką šiandien valgiai? Ir tada susilaukė, nebūtinai tokį, bet susilaukė tada ten, žinai, kitų pamėgimų, nes jisai gerai, jisai atrado Biblijos eilutę, bet kaip praktiškai su jie tvarkytis, kažkoks yra praktinis klausimas, kažkaip gyvenime. Kaip ten atskirti kažką, ne, ten žmogus atgimęs iš šventosios dvasios, ne, jis tau primeta Biblijos eilutę, tipo, ten kokią nors, žinai, susijusius tą temą. Gerai, aš skaitau tą Biblijos eilutę, aš skaitau Bibliją, žinau tą eilutę, man ne šitas yra klausimas, kaip ją reikia pritaikyti, kaip reikia interpretuoti, kaip reikia suprasti gyvenime, tai toksai, tas klausimas kažkaip nekyla, svarbu pacituoti Bibliją tinkamoje vietoje, tinkamoje metu ir tada tu jauties, tipo, su Dievo kalaviju, tu čia visus, žinai, kapoji tos, kurie yra, žinai, ten netokie šventi, netokie devoti ir tada prisiriša. Atranda kažkokį dalyką, pavyzdžiui, ne? Kur, pavyzdžiui, galbūt biškai plaukia kažkur, tada atranda kažkokį dalyką, kuris jam atrodo, va čia yra tikras pasišventimas Dievui. Ten, pavyzdžiui, šabo diena šeštadienis, tipo, švęsti. Nes sekmadienį darysim pamaldas ir čia yra jo arkliukas, tipo, visiems dabar reikia pasakoti, kad čia bus šabas ir tik tais šeštadienį tu gali būti, arba ten dar, kažkokį vieną dalyką tokį atranda, ar dalykų kažkokią grupę ir ant jo, vadinkim taip, joja, kad čia yra pagrindas ir visi, kurie taip nedaro, yra netikri krikščionys. Tai va, aš kažkaip taip apibūdinčiau
šitą tokį dalyką, kur irgi yra motivacija, yra gera, noras pasišvesti kažkaip Dievui, bet prisirišama yra prie kažkokios formos, kur, pavyzdžiui, net yra aiškiai, sako, ten toks apaštalas, pavyzdžiui, Paulius, neprisiriškit prie tų šabų, dėl to nesiginčykit ir ne vis tiek, žinai, tą dalyką daro kažkaip ten ir visiems akcentuoja. Ką? Iki ten nedaskaitė. Iki ten gal neskaitė šitą vietą. Tai va, nesvarbu, kas tai būtų, bet, sakykime, tokios vėl prie formos prisirišimas, bet iš tokio noro patikti Dievui, bet kai yra nelabai aišku kaip, tada va tokį vieną dalyką ir tada pradėti taikyti visiems ir absoliučiai. Ir kurie taip nedaro, tai reiškia jau yra, ta prasme, nelabai geri krikščionys arba šis nekrikščionys. Tokiam atsikirsti, nes va, jeigu tu, žinai, tu Biblijos neskaitai, va, kas parašyta, ar ne, tu tada bandai kažkaip ten... Aš pasakysiu tokį gal ne ten gražų dalyką, bet pasakysiu vis tiek, kad būtų įdomiau visiems paklausyti šitą, ne? Tokį vieną moteris man parašė, nesakysiu iš vardo, irgi jos, bet, vienu žodžiu. Natalija. Vadinkime ją Natalija. Rašo jinai man, kad, ten aš toks ir anoks, kad aš ten Dievo žodį iškreipiu, aš ten, viskas su manimi yra blogai. Aš meluoju, jo, tarsi jo visą tiesą pasakė. Tiesiog taip kaip ir yra, pasakė jo. Viskas sako, man, ta prasme, tai kad, Biblija ten, bam, visokių Biblijos eilučių. Ir aš taip maloniai, bandžiau šiai pradžioje atsakinėti, po to galvoju, nutraukiau, žinai, atsakinėti. Kaip aš galėčiau atsikirsti, ne, kokiu būdu, jeigu taip jau, šlykščiai padaryti, bet iš tikrųjų jos metodais aš galėčiau padaryti, ne? Galėčiau pacituoti Pauliaus apaštalo žodžius, aš draudžiu moteriai mokyti vyrą. Viskas. Jeigu jinai nori, ta prasme, Biblijos eilutėm šaudytis, tai aš galiu tiesiai, paėmiau tą eilutę, parašau, prašau, tiesiog jinai man Biblijos eilučių krūva, aš ją šitą. Parašai? Ką daryti? Neparašiau. Įdomu, kaip reaguoti. Tai čia senai jau buvo, bet mintis yra tokia, ne, kad aš galiu žaisti tą žaidimą ir aš galiu greitai, ta prasme, sureaguoti lygiai tokiu pačiu, žinai, būdu, nes, kaip paminėjo Gintaras, cherry pickingą tai pilna. Jis jau yra. Kas tinka, tą išsirinkė, kas netinka, tą neįsirinkė, ten irgi, pavyzdžiui, užsidengti galvas bažnyčiai, sėdi su galva bažnyčiai, ta prasme, galva užsidengus bažnyčiai. Su galva sėdi, bet neapsidengus, ne? Parašė Paulius, ta prasme, čia yra ženklas angelams, tai kaip? Vyras ilgus plaukus nešioja. Jo, ilgus plaukus, tai ir yra tokių, patikėk, ta prasme, kurie irgi gauna taip, kurie rašo, ta prasme, apie tai irgi, kad tas yra netikras pastoris dėl to, kad jo plaukai yra ten keliais centimetrais per ilgi. Tai... Bet tai nėra nepagarba pačiam Dievo žodžiui. Tai ne, bet tai aš ir sakau, mano supratimu, tai yra nepagarba Dievo žodžiui, nes tu sukinėjai, kaip nori įvartai, ta prasme, kaip tau tinka, bet iš tikrųjų to žmogaus aš esu įsitikinęs, kad tai yra tyras, toksai, nėra melas kažkoks, tai yra tyras tikinimas, kad žiūrėk, taigi aš skaitau, aš matau ir šitą dalyką matau, o taip nedaro, tai kodėl nedaro, žinai. Tipo taip yra. Tai va, bet vien žodžiu. Toliau, einame prie kitų klausimų. Skaitame, labai įdomus klausimai. Tikrai labai įdomus klausimai. Visiems, kurie parašė. Ir beje, galite spausti patiktukus, jeigu patinka atsakymai į klausimus, arba klausimai, arba pušis patinka už mūsų nugarų. Ir nupušę davatkos. Patiktukus, rašykite komentarus, kad vaizdo įrašą pamatytų daugiau žmonių ir taip pat prenumeruokite kanalą. Čia kaip įrašas, kaip čia Pipingas. Reklamuojame ir taip pat Ortodoksas LT kanalą, kuriame tėvas Gintaras Jurgis kalba homilijas. Ir ne tik aš. Yra įvairios paskaitos jau netgi atsiranda. Akatis tai. Kas be ko, ta prasme jau. Yra Sofas teologas, rašyšys ką nors tenais, ar ne? Vieną kartą parašė ir viskas. Tai prieš metų. Nėra laiko, kada. Tai čia GPT. Tai Deividas klausė, gal planuojat kada padaryti reakcijų turinį? Pavyzdžiui, Sorrentino jaunasis popiežius. Ir tada yra paveiksliukas toksai, kur eina į... Bet čia žydų valdovo. Žydų valdovo, jo, tipo, čia memas yra, kad... Tai jo, šiaip fainas formatas. Reakcijas, nežinau, ar įdomu, kam nors tas reakcijas žiūrėti. Man tai visai vadinka. Žinok, ir kai buvo reakcijos čia prieš keletą šitų podcastų, kai lietuviškus klipus, kai žiūrėjom, labai mano žmonai patiko ir labai vaikui patiko. Tai tikrai čia tas dalykas, kuris pagauna. Tai, žiūrėkit, matė dabar yra naujas serialas, vadinasi House of David. Nope. Ne? Aš žiūriu, man jisai patinka, vėl susilaukia kritikos. Čia yra problema, kad, tada irgi, kad turi mums pasiūlyti turbūt vis dėlto žiūrovai turinį, nes jeigu tu būsi matęs, o mes nematė, tai tavo reakcija nebus. Gerai, bet vien žodžiu, evangelikų ratasi bent jau jisai sukelia šaršalo. Aišku, Chosen būtų toks, kurį tipo, daugiausiai yra, plačiausia tai išrinktieji auditorija mačius, bet tas esu matęs tik tais gal 1,5 ar 2 sezonus ir prieš kokius 3 metus. Prieš 4. Tarsi aš dabar jo neužkabina. Tarsi kaip ir užkabino, bet kaip ir taip, tai tarsi tas House of David jisai mane labiau kabina, bet irgi jisai ten vėl klausimas, žinai, ten vėl prasideda diskusija, nukrypimas, nenukrypimas, man tai jisai atrodo, kad, taip, meniškai yra pateikta, bet tikrai įdomi, žinai, nesvarbu, bet įsirinksim kažkokį dalyką, padiskutuosim, iš principo, jeigu Davidai turite ką pasiūlyti, tai prašau pasiūlyti tada ir mes žiūrėsim, jeigu tai yra pakankamai populiaru, bandysim sureaguoti. Greta klausia, kiek toli galima eiti protas stengiantis pažinti dieviškus dalykus? Ar yra tokia riba, o jeigu yra, tai kur ji? Daugmaž šitoj.
kai jau reikia nutilti ir bandyti priimti dalykus tikėjimu, nustojant remtis racionalumu. Nagi, pabandome nedėlioti visos ten filosofijos istorijos apie ten tikėjimo ir racionalumo tą santykį, bet kažkaip pabandyti sureaguoti sąlyginai trumpai, nes dar klausimų mes turime. Tai žiūrėk, labai konkreti situacija, ar ne? Kalbos apie galimą karą Lietuvoje. Ir jų vis daugėja ir kažkaip tikrai, dar ramiau nuo to nėra gyventi. Ir kažkaip, ir tiesiog moraliniai klausimai, kaip pasielgti, ar ne, tiesiog ką daryti, ar jau dabar ruoštis kažkaip, ką daryti su šeima, kaip, ar ginti šalį, ar neginti, ar tiesiog saugoti šeimą, kuriai gal labiau reikėtų manęs užsienį, jeigu ten pavyktų ten spėti nuvažiuoti. Ir tiesiog daug tokių dalykų, žinai, tokių praktinių ir tiesiog, tikėjimas tavo tos klausimus, visko jis neatsakys dėl tokių, tiesiog tada taip nutyli, pasitikė, pirmiausia tada Dievu, kad žiūrėk. Tikėjimas neatsakys ir protas neatsakys. Protas neatsakys, jo. Protas, bet ir tas protavimas, ar ne? Bandymas viską išgalvoti. Jo, argumentų, sudėlioti tokius, žinai, lentynėlės, tokias atsakymus. Turbūt man tai ne, tiesiog tada lieka toks visiškas, kaip sako, Liujisas vienoje savo knygoje fantastiniai, ten tokia, situacija, vienas ten žmogus jau ten arti mirties, kurį ten velnias buvo apsėdęs ir sako, ką man tai, aš labai bijau. Ir sako, tas veikėjas pagrindinis tam, tu tiesiog melskis kaip vaikas. Tiesiog. Be jokių tokių tiesiog, kaip vaikas pasitikiu visiškai, ar ne, čia jau tavo valia, aš ką galėsiu, nes, ar galėsiu ar negalėsiu, bet stengsiuosi nuo savęs, bet čia tiesiog visiškai supranti, kad, galų galia vis tiek ne į šitą gyvenimą mes viską dedam, visas viltis. Ir Joną Auksaburnį paminėjai, tai labai faina jo knyga, brangi, bet faina. Tiesioginė to žodžio prasme brangi. Taip, ir perkeltinė to žodžio prasme brangi. Taip, jo, tai traktatai ir pamokslai. Ir ten tiesiog, kai jis apie kankinius kalbėjo, tai traktorius. Tai irgi, Ale citavo vienus kankinius, kurie sakė, tokia mintis, kad, anksčiau ir vėliau mes numirsim. Tai gal gerai mirsim dabar anksčiau kankinį mirtim, bet bent jau mirkim garbingai, žinai. Tai tas toks irgi labai sunki to tokia yra, sunku tą priimti, bet realiai, kad nei šičia, nei saugumo šitą gyvenimą mes dedame miltis, tai visi galų gale ne čia ta mūsų tėvynė yra, tai ir nutyli tiesiog ir bandai pasitikėti kaip tas vaikas, tai mano toks, žinai. Jo, aš taip paprašiau atsakyčiau, kadangi klausia, kaip suprantu, ir apie Dievo pažinimą, tai aišku, kad yra pirmiausiai trejybės slėpinys, ar ne, kad mes galim protu suprasti, kad Dievas yra ir tam tikrus dalykus apie Dievą, bet trejybė yra apreikštas dalykas ir mes galim gilintis į trejybės asmenis, Tėvą, Sūnų, Šventąją Dvasią, galime į Dievo vienumą gilintis, bet tas iki galo kaip vienas gali būti 3-1. Šampūnas, čia viskas yra įspręsta, shoulders. Čia yra modalizmas tam šampūnė. Prisigalvoja visokių žodžių. Rezika tik Tai vienu žodžiu, tai čia viena tokia riba labai aiški, kad mes trejybę priimam iš apreiškimo, nors patį Dievą kažkiek galim suprasti, kad jis yra, pažinti protu. Ir turbūt tai, apie ką Simonas sakė, apie Dievo apvaizdą, apie teodicėją, kodėl tokie dalykai vyksta, kaip Dievas veda, mes galim kažkiek tai pažinti, bet ne iki galo tai suprasti. Tai protu galim gilintis, bet ne iki galo suprasti. Ir aš atsimenu, kad pas Grigalių Nuzunzietį yra ten išvalyta kelios tokios irgi temos, kur yra verta gilintis, kur nėra verta gilintis, bet aš jau neatsimenu tos sąrašo. Bet jisai sako, gilinkis į pasaulio prigimtį, į gamtą, į žmogų ir taip toliau. Netgi tiesiog apie Dievą, bet tai didžiausi slėpiniai, tai kas vadinamas krikščionybės slėpiniais, tai tada ten jau yra ir apreiškimas. Ir yra momentų, kuriuos mes galim suprasti tik iš apreiškimo ir priimti tikėjimu. Grigalis Nuzunzietį skamba kaip koksai Formulės 1 lenktynininkas. Podiumo. Tai aš dar kitą kampą neprieštaraudamas jums pabandysiu kažkaip tai pateikti, kas man atėjo į galvą. Kartais susidaro toks įspūdis, kad mes galvojame, žmonės plačiai prasme galvoja, kad yra du skirtingi dalykai, protas ir tikėjimas. Ta prasme, yra arba tikėjimas, arba yra protas ir jie niekaip jie nepersipina, nesusijungia. Ne? Kažkaip, man atrodo, kad ne taip yra. Man atrodo, kad tie abu dalykai, kad tikėjimas be protas yra neįmanomas, bet tikėjimas, man atrodo,
neracionalus arba kad kažkas visiškai kita, bet tai yra virš racionalus dalykas. Tai, pavyzdžiui, jeigu aš noriu pasitikėti Dievu, tai aš kaip žmogus negaliu neprotauti. Ta prasme, jeigu kažką mąstau apie Dievą, kad man reikia pasitikėti, tai mano protas vis tiek dalyvauja, bet kokiu atveju. Ne? Tai tik tais tiek, kad tikėjimas, jisai turi tą dėmenį, kad aš pasitikiu, bent jau krikščionybė, ne, kad aš pasitikiu kažkuo ir aš pasitikiu konkrečiai asmeniu, net jeigu ne viską suprantu. Tai jeigu racionalumas būtų tai, ką mes galime išsiaiškinti, suprasti, ne, tas tikrai jis yra labai ribotas. O pasitikėjimas, jisai tarsi žengia dar kitą žingsnį, bet jisai vis tiek, jisai veikia kartu su racionalumu, nors tu ne viską supranti, bet tam, kad tu galėtum tikėti, tau reikia kažką suprasti. Ta prasme, ir tau reikia priimti Dievo apreiškimą, tam tau reikia, net jeigu tai yra apreiškimas, ne teologija, kai tu atlieki. Tai irgi tu protauji, tik tiek, kad tu remiesi šiek tiek, kitokių, gal tu veiki kitokiu būdu šiek tiek, ne? Tai tu racionalumu remiesi, bet supranti, kad juo ne viskas baigėsi ir yra dalykai, kur tau nepasiekia tą racionalumo ranką, tau reikia kažkokios ilgesnės, stipresnės, ta prasme, rankos, kur yra tikėjimas. Tai man taip atrodo, kad tie dalykai nėra du, ta prasme, skirtingi dalykai, du kažkokie poliai, kad arba tai, bet yra tai, kad taip, kad tikėjime protas veikia, bet protas turi ribas ir tam, kad tu galėtum pasitikėti, tau reikia protauti, bet tu negali sakyti, kol aš viską išsiaiškinsiu, tik tai tada aš galėsiu pasitikėti. Tai ne, tada tas pasitikėjimas, tikėjimas, jisai yra tarsi toksai išsitęsia ten toliau, kur aš nebegaliu jau taip visko logiškai išmastyti, bet tai nereiškia, kad tai yra priešingai. Taip, čia gal irgi klaidinga kai kurių nuomonė žmonių, kad būtent jeigu esi krikščionis, tai turi būtinai viską žinoti. Tai tikėjimas niekada nebuvo apie visko žinojimą. Arba nieko nežinoti ir visko tikėti. O tada klausimas, kas yra tikėjimas? Tikėjimas tada pasidarė toks maginis kažkoks dalykas, kurį tarsi pas tavęs įgimsta, bet protas nedalyvauja niekaip. Tai protas visą laiką dalyvauja, man atrodo, mūsų gyvenime elgesyje. Tai yra protingas, pagrįstas tikėjimas. Tai būtų gerai, jeigu kas nors tokiu pavadinimu sukurtų kokią organizaciją. Klausė Martinas, nesakysiu, kas tiksliai, bet toks Martinas klausė. Šileris. Jeigu reiktų keisti konfesiją, kurią imtumėt? Nagi? Opa, čia geras klausimas, čia labai įdomu išgirsti. Mačiau tą klausimą ir man tokia mintis, čia tas pats, kas klausė žmogaus, jeigu tau reikėtų skirti su žmona, su kuo atsakyk, čia įsisikinėjimas. Jeigu jau, ne, įsisikinėjimas, čia yra įžeidžiantis klausimas. Kodėl įžeidžiantis? Tai sakau, o kaip skambėtų, jeigu tau reikėtų skirti su žmona, su kuo tau? Aš pasuksiu šitą klausimą. Ta prasme, jeigu žmona, Ne, jeigu nenori skirtis, tai geriau neatsakinėti. Aš nenoriu skirtis, ne, bet čia, pažiūrėjau, kad nėra ortodoksų bažnyčios kaip tokios. Arba ne, tiesiog gal kitaip, tu bandyk pasakyti. Bandau pasakyti tą klausimą. Atsakykim, čia labai geras klausimas. Martinai, reikėtų taip sakyti, ne kurią imtumėt, ta prasme, jeigu šitą paliktumėt, bet, sakykim, kuri konfesija jums atrodo, dėl kažkokių patraukliausia, be tos, kurioje jūs esate. Be abejo. Tai čia... Aišku, čia vėl sakysi, kad kuri ta man moteris, ne mano žmona, dar yra patraukli, bet ne, tai yra kažkokių gražių dalykų kitose konfesijose, kažkas, kas traukia, tai kas traukia. Ir tu esi rašęs beje, kad ir sakęs, kad kai buvo tas visas bjaurus įvykiai su Maskvos patriarchatu, kai jūs išmetėt, buvo tokių svarstymų į katalikų bažnyčią, bet vis tiek paskui tavo sąžinė, supratai, kad ne, vis dėlto aš nebūsiu savim, jeigu aš būsiu kataliku, ar ne visiškai. Jo, kad tai būtų išdavystė savo principų, savo tikėjimo ir taip toliau. Nes aišku, Lietuvoje apskritai, manau, kad čia ir Laurinas sutiks, pats paprasčiausias, pragmatiškas, merkantilinis dalykas būtų tapti kataliku. Nes tada yra... Ne visiems. Pavyzdžiui, jeigu tu esi evangelikų pavyzdžiui, koks nors pastoriui tapti kataliku nėra pats praktiškiausias dalykas. Tarsi, jam tai yra nebent ten super, gera labai parapija, didelė bažnyčia, kur didelė... Ne, tai galbūt jį gerai priimtų, viskas tvarkoja, bet tarsi pats tas išėjimas, sakykime, tai tu prarandi, aišku, Lietuvos pastorių atlyginimai tai yra jokingi, tai ten nėra taip, kad žiauriai daug tu prarandi tų, sakykime, lėšų, bet vis tiek, ne? Esi ten daug laiko buvęs, daug santykių, žinai, žmonių į tave vis tiek sudeda visi žmonės viltis, į tave tarsi žiūri, ir tu nenori kažkaip iššokiruoti dar kažkas ir tarsi tas pasikeitimas, pavyzdžiui, Amerikoje tai aišku sudėtingiau, ten, žinai, tiem žinomiem, žinai, pastoriam, bet aš turiu omeny, kad Lietuvoje katalikų plačiai, visuomeninė prasme, tai konfesiškai yra patogiausia būti, sakykim taip. Nebent tu esi prisirišęs tame trate, kur į tave kažkaip jau žiūri ir tada tas būtų toks, žinai, bent jau laikinai, tai būtų toks į tave kreivas žiūrėjimas. Jeigu, aišku, apskritai, kaip sakyti, esi ten sąžiningas žmogus, visą kitą, tai taip nemastysi, bet kalbu aš tokios merkantilinės, pragmatinės pusės, aš tokios grinai materialinės ar ne
pusės. Tai jo, nes, pavyzdžiui, va tada ir tam, va vėlgi seminarė, kur prisimenu Romą Milidavai, tada irgi apie tos dalykus kalbėjo ir paskui Volgeris kalbėjo, ne, kad, pavyzdžiui, va pažiūrėt, ten, kad ir evangelikui tam pačiam, bet kuriam kaime yra katalikų bažnyčia, bet kuriam kaime nėra evangelikų bažnyčios, bet kuriam kaime nėra ortodoksų bažnyčios. Bet klausimas, organizacijos irgi, ar ne, pavyzdžiui, ten dirbti, netgi tiem pačiam tikybos mokytojam. Tai, pavyzdžiui, pas mus dabar egzarchate yra 2 tikybos mokytojai. Tai tarkim, jeigu žmogus nori karjerą padaryti, būtent tikybos mokytojų, katechetų, nu, maža tikimybė, kad pas mus jisai ten labai gerai uždirbs ir taip toliau. Čia nebent pats kurs, pats darys ir eis, žodžiu, kryžiaus kelius, o katalikų bažnyčiai kiekviena mieste yra po kelios mokyklos, kur yra dėstoma tikybos. Ir trūksta tikybos mokytojų ir taip toliau. Dėl to sakau, iš pragmatinės tokios pusės, aišku, čia toks yra momentas, bet aš būtent, kadangi pagal tikėjimą nesu katalikas, aš nebūčiau katalikas, nes nesu pagal tikėjimą katalikas ir viskas. O kalbant apie ten tos artimą konfesiją, tai, kaip sakyti, iš tikrųjų taip ir yra, kad aš matau dalykų, kurie yra bendri ir su katalikais, ir su įvairiais evangelikais, su protestantais. Tai va, nes, tarkim, su katalikais mes turim bendrą supratimą apie 7 sakramentus, turim tam tikrą, supratimą apie Eucharistiją, irgi turim bendrą nesampratą, apie kunigystę irgi pas mus yra bendra samprata, nors lotynų ryte yra ten tas celibatas, bet tai disciplina, bet iš esmės ar ne, apie kunigystę. Apie rytą yra daina, žinai, sukurta. Rytai iš ryto. Sveikinam rytą. Žodžiu, ir yra, pavyzdžiui, šitie dalykai. Bet, pavyzdžiui, kai žinai kalba apie popiežių, apie bažnyčios tvarką, ekleziologiją, čia iš karto mes arčiau esam evangelikų. Nes mes irgi sakom, kad visiškai nėra jokios dieviškos apreiškimo priežasties, kad būtent Romoje būtų bažnyčios centras ir juo labiau, kad Roma būtų visos bažnyčios vadovybė. Gali būti šiandien ir Konstantinopolis, gali būti ir Paryžius ir Mažeikiai ir taip toliau. Čia visiškai yra nesvarbu, kur tas bažnyčios centras, o kitas dalykas, kad Jėzus nepaliko kažkokio tai vadovo, jo labiau savo vietininko pagal mūsų... Atsiprašau, Petras. Nu, tai va, mūsų nuomonė tai netokia ir evangelikų. Ir šitą vietoje mes jau ten labiau sutarėm ir mes labiau sutarėm nuo reformacijos pradžios, kai katalikų bažnyčiai buvo tik lotynų kalba pamaldos, nu ten su maža Kroatija išimtimi, kur buvo senąja slavų kalba. Bet šiaip lotynų kalba ir buvo, kaip sakyt, tos šventos bažnytinės kalbos samprata, o liuteronai, reformatai taip toliau pradėjo melstis, pamokslauti vietiniam kalbom, o ortodoksų bažnyčiai tai jau buvo. Ir, kaip sakyt, ir dėl tos priežasties ir buvo dialogas, liuteronai tuo metu rašė į Konstantinopolį ir bandė kažkaip užmegzti bažnytinius santykius su Konstantinopoliu. Bet kai pradėjo diskutuoti apie išteisinimo doktriną, tai pasirodė, kad absoliučiai skirtingose pasauliuose gyvena. Tada Konstantinopolio patriarchas, atrodo, Jeremijas II parašė Vokietijos liuteronam, jūs jeigu norit ten draugiškai galite parašyti, bet apie tikėjimo prašau nerašyti klausimus daugiau. Tai va, nes aišku, kad vakaruose ten ta visa kryžiaus kaip tos aukos, kaip ten pakeičiamosios aukos. Nu, čia mes prieš porą podcastų kalbėjome. Tai vienu žodžiu, tai ta problematika visa tapo centrinė ir ta visa išteisinimo, teisinė metaforika ir taip toliau, kuri ten ne tik kaip metaforika suprantama, o pas ortodoksus tai iš viso, jeigu atsiversit bažnyčios tėvus, pamatysit, kad, jie net nelabai apie tai kalba, bažnyčios tėvai 1000 nelabai apie tai kalba. Ir aišku, tada per tą seminarą irgi ten turėjo ką pasakyti, kad juos reikia patiem timptelti iki Evangelijos, bet mūsų požiūrį, tai jie, ką kalba bažnyčios tėvai, tai yra Evangelija. Tai va, ir taip ir gaunas, kad viena vertus mes su katalikais turim bendrų momentų, kita vertus su evangelikais. Ir Amerikoje mėgsta štai sakyti, kad mes esam evangelikai, bet ne protestantai, katalikai, bet ne Romas. Okay. Ir esam ortodoksai. Tu tiesiai atsakyk, kuri tau konfesija betaviškis artimiausia tau būtų? Aš negaliu pasakyti apie konfesiją tiksliai, bet aš pasakysiu principą, kas dabar man įvardink, atsakyk konkrečiai tiesiai. Sakykime, tos
labiau liturginės protestantų bažnyčios dabar man pradeda imponuoti. Liuteronai, ne, konkrečiai? Ne, tai yra liuteronai reformatai, sakykime, bet aš per mažai, sakykime, kadangi aš nesu kalvinistas, tai man kažkaip negaliu priversti savęs būti kalvinistų, sakykime, aišku, Kalvino idėjų, tai taip, be abejo, yra kai kurias priimi, nes kurios yra, sakykime, tokios bendra evangeliškos, bet ten, sakykime, tie 5 reformacijos, reformacijos principai viskas gerai su jais, tie 5 solos, bet ta vadinama angliškai tulip, ten tos Kalvino. Tai šitie 5 punktai, tos tulpės, tai jie man, ta prasme, ne visi rezonuoja arba rezonuoja tik iš dalies kai kurie ir ne visai taip. Ta prasme, tai man, kalvinistinė doktrina, jinai nėra, kažkaip aš kaip ir ją domiuosi, kaip ir aiškinuosi ir, tiesiog man nėra iki galo jinai, kaip čia, jis pagal sąžinę jinai man neatliepia, nei pagal mano protą, man atrodo, neatliepia, aš priimu, kam atliepia, galbūt ir gerbiu, mano mėgstamiausia yra vis tiek tų youtuberių, kaip minėjau, Gavinas Ortlandas, kuris yra kalvinistas pats. Bet jis yra kitoks kalvinistas negu kad kiti kalvinistai, kurie, pavyzdžiui, būtų Jamesas White'as arba dar kiti, kurie yra žinomi, sakykime, protestantų apologetai. Tai va, tai Gavino Ortlando pozicijos man dažnai yra artimos, nors jis yra kaip ir kalvinistas. Tai reiškia, ir pačiam kalvinizme yra skirtingų interpretacijų, galbūt arba prieigų ir taip toliau. Bet, sakykime, linkovat, kadangi 10 metų tikėjime, ir kaip mane patraukė, kuo evangelinis, sakykime, toks tikėjimas ir ta pirma bažnyčia, kur aš atsidūriau evangelinė, tai tokiu, betarpiškų bendravimų su Dievu žmonių grupė, kuri nors nedidelė, bet domisi, kaip šventojo raštu, bando gyventi, bando kiekvieną dieną gyventi, sakykime, Dievui, skelbti evangeliją, patys jie gyventi, taip įsipareigoja, tam yra, tarsi, ne dėl to, kad kažkas jūs verčia, tenais atsidūrė, taip toliau, tai va tas dalykas labai stipriai mane pagavo, traukė ir po to ilgainiui aš pradedu labiau mąstyti, ne, apie visokius ten, sakykime, sakramentus, viešpatės vakarienė, kiek jinai turėtų būti teikiama, ta prasme, ar mes turime iš tikrųjų, sakykime, ten, ar simbolinė tokia samprata, kuri ir taip žiauriai užangažuota simbolinė, ar jinai yra, ar iš tikrųjų taip ir protestantai visą laiką galvojo, ta prasme, vien žodžiu, tai tie tokie daugiau liturginiai, sakramentiniai dalykai ir tas toksai, viso šito, sakykime, patyrimas ir teologinis gilis, tai mane šitie dalykai dabar jau traukia daugiau, sakykime. O žiūrėk, čia gal bus galima iškirpti, jeigu per daug asmeniška, bet tavo požiūris į Eucharistiją, ar ne? Kad, normaliai, galiu aš pasakyti, koks dabar yra. Jis nėra iki galo suformuluotas mano, bet jisai yra, aš tikiu, kad Kristus tikrai yra Eucharistijoje. Bet aš nežinau kokiu būdu. Ta prasme, nei transsubstanciacijos, nei konsubstanciacijos, aš šitų dalykų nežinau. Tiesiog aš priimu, kad Kristus tenais yra kažkokiu dvasiniu būdu ir pasirodo, kaip Gavinas Ortlandas, kadangi aš nesu domėjęsis, aš tik remiuosi jo kaip antriniu, sakykime, šaltiniu, kad net ir baptistai kažkaip panašiai galvojo ten prieš 100 ar 200 metų, bet galiausiai viskas taip išėjo, kad tai yra tik tai simbolis, be nieko kažkokio tokio gilesnio. Tai liuteronai šią prasme tau būtų artimiausi. Liuteronai tai būtų ortodoksai, dėl to, kad jie sako, kad transsubstanciacija, konsubstanciacija, tai čia yra bandymai įlysti į slėpinį, kuris yra protų nepaaiškinamas. Tiesiog Jėzus pasakė, Kristaus kūnas ir Kristaus kraujas, tikim, kad tampa Kristaus kūnų ir krauju, priimam, o kaip ten konkrečiai yra, tai čia yra žmonių išsigalvojimai. Ne, tai pats Gavinas Ortlandas irgi sako, kad jis irgi tiki dvasiniu Kristaus buvimu Eucharistijoje. Tai aš kažkaip geriausiai, kaip dabar galiu suformuoti, tai yra, kad Kristus tikrai ten yra, bet kad elementai, neišvirsta kažkaip į kažką. Aš nežinau, aš negaliu to mechanizmo nei paaiškinti, nei dar kažko, žinai, pasakyti. Bet tu tik, kad tai tampa tikrų kūnų ir krauju. Ne, tas tapimo momentas, ką reiškia tampa. Dabar, žinai, tas tampa, aš nežinau. Taip, kai mes susirenkame švęsti viešpatės vakarienę, mes susirenkam kaip bendruomenė, tenais vyksta kažkas tikro, kažkokiu ypatingu būdu Kristus, dėl to, kad jis tai pasakė, ten būna, dėl to, kad jis, pavyzdžiui, pasakė ir tokį kitą dalyką, kur 2 ar 3 susirenka mano vardu, ten aš esu tarp jų. Tai ką, kur, ta prasme, vienas esi, tai tada Kristaus, tipo, kad yra kažkoks toks, kad Kristus yra davęs savo pažadą, kad čia yra mano kūnas, mano yra kraujas. Ir aš nežinau nei kaip tas įvyksta, nei kas, bet kad tai yra ne taip, kad tiesiog, prasme... Tai ne simbolis, ar ne? Tai yra daug, tai ne simbolis, prasme, tai yra daugiau negu simbolis. Tai yra ir simbolis, atsiminimo, sakykime, aš tai darau atminti Kristų, aš nevalgau tikro fizinio, tam tarsi, kažkaip pakeisto, žinai, kad atrodo kaip duona, bet aš valgau iš tikrųjų, tarsi, Kristaus kūną. Taip, bet dvasinė prasme tarsi kažkaip taip. Bet kaip tas vyksta, aš nežinau. Čia reikėtų dar daugiau, žinai, aiškintis, bet man dabar, jeigu kažkam čia užklius kažkaip, kad tai yra tik simbolis, ne? Tai, pavyzdžiui, ar jeigu tai yra tik simbolis, ar mes galėtum pakeisti tada tai į sausainį ir Coca-Cola? Why not? Pavyzdžiui, ne, jeigu tada tai nėra svarbu ir tada sakyti, negalima pakeisti, ne šitą dalyką, tai kodėl negalima pakeisti, kodėl tai yra svarbu, ne? Tai reiškia, kad tenais yra kažkas tokio vis tiek ypatingo, kažkas, bet mes nežinom kas ir tai nėra maginis dalykas. Tai geriausia, ką aš dabar galiu suformuoti, tai yra kažkas tokio, kad Kristus tenais kažkokiu būdu yra, tapimo momentą aš tikrai nežinau, ta prasme nieko, bet mes, kai susirenkam kartu kaip bendruomenė atminti Kristaus aukos už mus, kaip jis mums yra įsakęs, tenai įvyksta
nu, ta prasme, kažkokiu būdu Kristus ateina į mūsų gyvenimą dar ypatingiau, dėl to, kad yra toks pažadas, ne? Mes negalime jo prisišaukti kažkaip specialiai, bet jis yra davęs, kad ir tada mes tame dalyke dalyvaujam ir dalyvaujam tada pagarbiai, o ne šiaip, kad valgydami sausainį ir gerdami Coca-Cola. Ir tada prisimindami Kristus vakarienę, tą paskutinę vakarienę. Man įdomu, pas jūs, pavyzdžiui, tu dabar evangelinių bažnyčių bendrijos lankai, ar ne, bendruomenė? Tai pas jūs naudojamas vynas ir duona? Ar... Vynas ir duona. Vynas ir duona. Taip. Tikras vynas, ar ne? Tikras, bet... Vienu metu buvo, kad alkoholio kažkaip nevartoja. Ne, matai, čia yra labai praktinis klausimas, labai paprastas. Jeigu tu turi daug reabilitantų, pavyzdžiui, kurie yra iš priklausomybių vaduojasi, o tokių yra tikrai daug evangelinėse bažnyčiose, kadangi jie steigia reabilitacijos centrus ir daug žmonių ateina. Tai jeigu tu jam duosi alkoholinio vyno gerti per tą viešpatės vakarienę, tai tu gali padėti labai greitai atkristi žmogui dėl to, kad yra priimama abiem pavidalais, o ne vienu, kaip katalikų bažnyčiai. Abiem kai kuriuose bažnyčiose irgi. Nu, okei, dabar dažniausiai. Aš paklausiau, nes aš buvau girdėjęs dar, kai buvo vadinosi tikėjimo žodis dar, kad vienas mano pažįstamas ten tokį darė tyrimėlį ir jisai dalyvauti ir tada buvo sultis ir sako kažkoks vos nesausainis. Dėl to... Jo, ne, dabar bet jau mūsų bendruomeniai, tai yra, aš nežinau, kaip kitose tiksliai yra ir žinau, kaip buvo Laisvų krikščionių bažnyčių irgi taip pat buvo, kad buvo vynas ir buvo duona. Tik tais duona, vienur vienokia duona, kitur kitokia. Ne vienur tenais yra lietuviška duona, dėl to, kad lietuviai mes esame ir tipo tokie tada įmame, o kitur yra toksai kaip paplotėlis. Ne? Aš esu buvęs Amerikoje, tokioje vienoje bažnyčioje. Mes su žmona darėm turą prieš 8 metus tenais per kelias valstijas, gal 11 valstijų mes apvažiavom, bet buvom bažnyčiose, daug bažnyčių mes buvom. Ir vienoje iš tokių didelių tikrai bažnyčių Teksase buvo tokia, vadinkim taip, labai šiuolaikiška ta bažnyčia, ta prasme, kur, nenoriu kažkaip aš apkalbėti, dėl to tik pasakysiu tą vieną momentą, ne, kur man nejauku buvo, nes išdalino visiems tokius, sultis, ne, kur yra užklijuotas ir viršų įdėtas tas, plokelė, ta prasme, viskas, jau žinai, tokie, tu gali krikščioniškose parduotuvėse Amerikoje, kaip iš bernelių užėgos tokie reikia, ten yra sultis, tai dar viskas okei, tipo, kaip ir, kad vis dėlto vynogių vaisius, žinai, taip yra interpretuojama, tipo, yra tas, viskas okei, galėtum dalyvauti, bet po to kažkaip pastorius sugalvojo tokį dalyką padaryti. Jisai atsisėdo, taip, tipo, ant scenos, žinai, ten, kur šnekėjo, taip atsisėdo, sako, cheers, žinai, gerai, ir aš nebegalėjau dalyvauti. Viskas, man buvo kažkas, nukirto šitą dalyką, tarsi, kad jam tai buvo tik tais kažkoks simbolis, ne, simbolis, bet ta prasme, ta blogąja prasme, tik simbolis, tenais nieko nėra tikro, ne, ten mes, aišku, prisimenam Kristų, bet labai atsipalaidavome tą dalyką visą padarom, ir man kažkaip jau per širdį tai tas dalykas nuėjo, ir aš taip, nežinau, norėjau dalyvauti, bet, sakau, viešpatė, tai yra sąžinė, aš negaliu šitame dalyke sudalyvauti. Aš neteisiu tam prasme, bet man tai buvo per daug. Ta prasme, man jau buvo per daug, kažkokia riba peržengta, kur tos pagarbos nebebuvo tenais likę. Ir man buvo labai, sunku tiesiog, per sudėtinga šitą dalyką padaryti. Tai va, tai tokių yra reikalų ir tiek, matyt. Įdomu, labai įdomu, ačiū. Taip. O jeigu man atsakyti reikėtų, tai turbūt 2 dalykai. Tai vienas, pavyzdžiui, jeigu, tarkim, reikėtų, nebūtų katalikybės, bet aš žinau visą backgroundą dabartinį, ką maždaug ar ne kiekviena konfesija, kuom jie gyvena, ką jie skelbia, tai aišku, tai eičiau pas Gintarą, nes aš vis tiek sakau, nepaisant šitų tokių, sakykime, dalykų. Taip. Nuodėmės atleidžiamas greitai. Nes ortodoksų ir katalikų man vis tiek yra viena bažnyčia, bendrai paėmus, nes mes turim... Tik jūs to nežinot. Mes turim bendrą supratimą būtent apie Eucharistiją, apie sakramentus ir irgi, kai buvau rašęs, ar ne, kad jeigu, pagal katalikus, bet turbūt ir pagal ortodoksus, aš nežinau, kaip ten yra, bet jeigu, nėra galimybės, tu esi kokios nors svečioj šaly ir nėra katalikų bažnyčios niekur, ir jeigu leidžia ortodoksų kunigas, tu gali, būdamas kataliku, prieiti komunijos. Reiškia, šitas dalykas jis yra, pats svarbiausias, pats esminis - Dievo Kristaus kūnas ir kraujas. Popiežiaus klausimai yra svarbus, bet jie vis tiek yra palyginus antraeiliai, nes tokia išimtis iš taisyklės, jinai parodo, kur yra esmė. Aš manau, kad, jeigu atsitiks kažkoks stebuklas, kad Maskva atsivers ar ten nebebus to Maskvos tokios įtakos ortodoksų bažnyčiai, ir jeigu bus realiai kažkaip bandoma link to komunizmo tokio, jau grįžimo į tą vienybę eiti, tai aš manau, kad tikrai ir tas popiežiaus klausimas jis bus išspręstas kažkaip, kad abiem pusėm būtų gerai, nes realiai ta dogma nekilstamumo popiežiaus tai labai retai naudojama, tai ten būtų galima sutarti tiesiog, kad žiūrėkit, jeigu kažką ten skelbsim, kad visos susirinkimo bendro viešo ir tik tada ten viso bažnyčios vardu ar panašiai tenais. Dėl Marijos irgi nekalto prasidėjimo ten, aš manau, kad klausimai jie tokie yra kaip sudėtingi, bet tai nebūtų esminiai. Turint tą tokį norą tikrą, ar ne, ir čia būtų galima tikrai palikti tas 2 tradicijas kažkaip ir tikėjimo, bet tą tokią vienybę normalią turėti. Tai aš sakyčiau, tada būčiau tada ortodoksų, jeigu nebūčiau kataliku.
Bet, jeigu, pavyzdžiui, tarkim, aš, nuo nulio, ar ne, nežinočiau, nei kas yra, ką tos konfesijos, kuo mes tos labai taip skiriasi, tai galbūt būtų buvę taip, kad aš šiandien būčiau buvęs liuteronas. Nes aš mokyklos laikais... Nedaug dievė, ką jūs su tavim daryti? Išmestų. Sabučiai tam būtų baisu. Tai va, nes aš kai mokyklą lankiau kažkaip, tai va, aš tą tikėjimą visą, ką turėjau ir tas troškimas to Dievo pažinimo ir to religinis jausmas, jisai buvo didelis, bet man katalikų bažnyčia neimponavo, nes, aišku, mes jos ir nelankėm tik išskyrus, ten sutvirtinimą ar ten pirmą komuniją. Ir gal toks įvaizdis buvo toks neigiamas apie katalikų bažnyčią ir iš istorijos vadovėlių, nes, ten indulgencijos visą kitą, žodžiu, čia atvarė, Liuteris ir padarė tvarką. Ir gal dėl to, kad mano giminė yra iš to vokiško krašto, to mažosios Lietuvos ir man gražiai iki šiol man ta vokiška kultūra, labai noriu daug Vokietiją kada nors normaliai aplankyti, apvažiuoti ir ta architektūra visa kažkaip ir tas toks kuklumas, tas vokiškas, tai man tai gražu yra. Ir turbūt, jeigu, tarkim, nebūčiau sutikęs savo būsimo žmonos, kuri tuo metu jau buvo praktikuojanti katalikė ir mane nusivežė į Baltriškių kaimą. Papraktikuoti jo. Ir paskui mes turėjom tą Švento Damijono maldos grupę Vilniuje, bendruomenę katalikišką, labai fainą. Tai jeigu to nebūtų buvę, pavyzdžiui, tai aš tikrai turbūt būčiau atvažiavęs į Vilnių studijuoti, ėjęs į liuteronų parapiją ir tenais bandęs ieškoti tų atsakymų ir savęs. Tai aišku, nežinau, gal, tarkim, būčiau paskui vis tiek atradęs katalikybę arba čia negali žinot, bet toks buvo tas pirminis toksai sumanimas prieš, kaip čia pažįstant savo būsimą žmoną. Aišku, dabar jau žinodamas, tarkim, kuom kas maždaug ar ne, tikit, tai irgi kažkada pasiėmiau knygą Liuteronybė. Čia gal prieš kiek tų metų buvo ten ta išėjusi apie liuteronų tikėjimą ir galvoju, bet įdomu paskaityti. Tai, supratau, kad vis dėlto tikrai... Čia repikinė irgi vėl. Kas? Čia repikinė. Tiesiog pamačiau, kad man katalikų tikrai yra, tiek ir dėl argumentacijų ir visa kita tiesiog ir galų net ir toks dalykas, kaip nuojauta tam tikra, kuri aišku irgi kažkiek tai vaidmenį vaidina. Atrodo, kad pas katalikus man tai yra labiau atitinka tą suvokimą tiesos, ar ne? Tai dėl to supratau, kad nesuklydau nepasirinkęs, bet įėjęs tą katalikų bažnyčią irgi. Tai buvo tokia dalykai. Beveik Dievas buvo tave pagavęs jau, bet paskui kažkaip apgavo. Pas popiežininkus. Čia šiaip labai įdomus dalykas, čia neįsiplėsim, tiesiog tokį galim pasižymėti vietelę, kaip susiformuoja įsitikinimai, iš vis kodėl mes įsitikime tokiais dalykais, kokiais tikime. Ir tada sąžinė, kaip veikia sąžinė. Ar mes galime eiti per sąžinę, ar negalime eiti per sąžinę, kaip jinai veikia. Ir šiaip apologetikos kanale yra viena laida. Kas yra sąžinė. Tai va, tai šitos dalykus galim patirti, bet ten aš matau, kaip skrusdėlės nešas lieka. Nežinau, Martinai, tu gali pagalvoti. Čia ant pirmo laipto, pačiam pirmam laipte, tarp šitų soliukų yra sliekas, kuris skrusdėlės tempia, jau nutempia ten nemenka galą. Tiesiog. Aš gal tokį įmesčiau irgi tokią mintį, kad, pavyzdžiui, aš manau, kad ir jūsų gyvenime panašiai yra, kad mano gyvenime nebuvo taip, kad, pavyzdžiui, aš vien viską apie ten Evangeliją, tikėjimą ir taip toliau gaučiau tik iš vieno šaltinio, tik iš ortodoksų bažnyčios. Ir kaip tik kritiškai mąstant, tu netgi ir domies, ir va, tu tada to, kaip ten tasai iš B raidės. Gevinas. Pavyzdžiui, pasiūlė kanalą, aš ten irgi dabar žiūrėjau, visą kitą, ten sunervinu. Tai va, bet ir šiaip, tarkim, aš dar kai nebuvau ortodoksų ir nebuvau aktyviai atsivertęs nebuvau, tai aš, tarkim, klausiau Džono Vernono Magi, iš esmės presbiterionų, tai ten reformatų ar ne pamokslininko, ir aš labai daug esu Biblijos, kelionės Biblijos puslapis prakeliavęs ir jis rašydavau iš interneto svetainės ten ištisų knygų komentarus, ir ten, pavyzdžiui, seminarijai plaudavo grindis ir klausydavau ten, tarkim, kokios ten metraščių knygos ten komentarų jo. Tai va, tai vienu žodžiu, tai tai, ir tas pats, ar ne, tarkim, ir tais pačiais katalikais, tai čia jau akivaizdu Lietuva gyvendamas, ten, ypač kai religijos studijų centre studijavau, irgi ten skaitai katalikų autorius ir tą patį Ratzingerį ir taip toliau, ir žodžiu, ir nėra taip, kad ar ne griežtai ten atminti taip toliau, bet aišku, svarbu yra savo tapatybę išlaikyti ir suprasti, ką tavo bažnyčia moko, kad nebūtų galvoj košės, kad žinot, kad ko tavo bažnyčia moko, bet taip pat ir atpažinti, kad yra gerų dalykų ir kitur. Tai Klavas Teibelsas Liujisas, jis anglikonas, bet jį katalikai labai myli, ir mano irgi vienas mėgstamiausių autorių yra. Ir ortodoksai irgi. Taip.
Arba tas pats Antonijus Surožietis. Surožietis, jo, irgi labai, nu, ten savo laiku ten irgi labai man patiko skaityti. Čia neklausimas, bet mano mama rašo, jėga, populiai 3. O, linkėjimai, rasai. Mama. Tai va. Vilius klausė, Metas Fredas tinklalaidė epizodas, kurios buvo 518, buvęs musulmonas Ismail Jusef, islamą pavadina erezija ant steroidų. Kiek tai yra tiesos ir koks iš tikrųjų turi būti krikščionių santykis su musulmonais? Nu, čia yra skirtingi klausimai. Bet ten jis pas Arūną Valinskais kalbėjo, ne pas Metą Fredą. Ten mat, kaip jaunystėje Valinskas. Aš įsijungiau ir atrodo, jau laukiam, kada Renata jis su tuo kauliuku didžiuliu tokiu minkštu. Atsimėt, kur meti kauliuką ir ten kokį prizą turi. Taip. Klausytis šitą. Labai trumpai vieną ten momentą, kai Mohamedas, žodžiu, jisai jau mirė ir tada jis žudė vieni kitus jo pasikeitė dėl valdžios. Ir tipo, kad sako, jis pats... Taikiai žudė. Jo, Mohamedas jisai ten 60 karų dalyvavo, užgrobinėjo ten taikiai, jo, ėmė sekso vergę, sako, tai kaip jis gali būti man pavyzdys šventumo. Nu, va, tik šitą išgirdau momentą, nes nespėjau kitur. Aš nesu klausęs. Jo, apie ten tas vergės, tai ten iš viso yra, va, aš neatsimenu, vasarą, atrodo, nutariau, anksčiau buvau skaitęs dalis Korano, kurias analizavom studijose, o nutariau perskaityti nuo viršelio iki viršelio visą Koraną. Jo, ir biškai ten hadisus paskaičiau dar tą knygą, ieškojau Allaho, radau Jėzų ir dar paklausiau ten visokių YouTube video ten to, žodžiu, autoriaus, bet vienu žodžiu, bet ir Koranį aš taip skaitau ir ten yra vieta, kur šitą kaip aš susidariau vaizdą iš Korano, kad maždaug kariai nelabai ten norėjo, nežinau, jeigu moksleiviai žiūri, gal čia nepatoru sakyti tokių dalykų, bet žodžiu, jie tenais, sakykime taip, nenorėjo imti vergėmis moterų, kurios buvo susituokusios. Ir tada man pasirodė iš Korano, kad Mohamedas sako, viskas čia gerai, imkit. Ir tada pažiūrėjau hadisus ir akurat hadisuose rašoma, kad jo... Hadisai tai yra aiškinamai Mohamedo gyvenimo. Ir tada sako šitą, kad imkit vergės, viskas gerai, žodžiu. Ir ten Korano paskaičius, tai aš ten pakraupau vieną vertus, va, iš tų visų epizodų, kur ten kaip žeminamos moteris ir kaip, nu, ten visos tos vergės ir taip toliau. Ir karas, nuolat karas. Žiūrėjau, bet sakytų kiti, Senąjį testamentą atsiverti, irgi karas, žudimai, visą kitą. Per vieną laidą kažką taip, tai šičia nesiplėskim, bet man tai reikia turėti omeny šitą dalyką, kad islamas, žmonės galvoja, kad religija funkcionuoja visą taip pat, ne šventieji tekstai funkcionuoja taip pat, bet Koranas yra visiškai kitoks tekstas negu kad Biblija savo struktūrą, tenais nėra tokių nuoseklių pasakojimų. Ir tai nėra Senasis testamentas, va, kaip sakė. Ir tai nėra Senasis testamentas, tenais yra pažodžiui padiktuota, kokia yra samprata per angelą Gabrielių, Mohamedui, Džibrilį, padiktuota, ta prasme, visas tas pažodžiui, ta dieviškoji kalba, tai kai kurie netgi lygina, kad nėra atitikmo Biblija Koranas, bet yra atitikmo Jėzus Koranas, nes Jėzus yra amžinasis Dievo žodis ir Koranas yra amžinasis Dievo žodis. Ta prasme, tai čia labiau taip, netgi reikėtų ne knygos. Po to plus, kad reikia turėti omeny, kad yra irgi nedidelės grupės musulmonų, kurie laikosi tik Korano, sakykim, tokie protestantai, tokie musulmonai, ne? Bet šiaip tenais yra tie, ne tik, kad yra ten šitai sunitai, bet yra Koranas, tada yra hadisai. Hadisai yra graduojami, kurie yra didesnė vertė turintys, kurie yra, tiksliau, tikslesni, tipo stipresni, vadinasi, strong hadith. Tas arba, tipo, tai yra stipresni, arba yra silpnesni tie hadisai. Tada yra tafsirai, kurie aiškina, prasme, tenais yra dėl to daug tų visokių mokyklų, ne? Bet mintis yra kokia? Kad jo, kai tu ten nueini ir pasiskaitai tų, kurie yra labiausiai gerbiami, tai tie, kurie, tipo, sako, ne, žiūrėkit, tenais viskas yra iš tikrųjų, ten, žinai, ne taip, ten tie iškreipia, kaip ir krikščioniškai, bet kai tu nueini toliau skaityti tos šaltinius, tada pažiūri, kad tie, kur mes laikytum blogiai variantai, kaip tik jie ir pasitvirtina, o ne kažkas kitas. Ir dėl to nėra nuostabu, sakykim, kad ir, sakykim, tos valstybės, kurios būtų musulmoniškos, kad jos palaiko, tai, ko mes nenorėtum, kad palaikytų, ne patys žmonės. Taip pat, kaip mes sakytume, irgi. Sako, rusai, tipo, ne visi rusai kariauja, ne visi rusai kariauja, bet, kiek nemažai palaiko jų karą, tai čia labai panašu, ta prasme yra. Aš klausimas, ką jie yra girdėję, kiek yra atsakingi už tai, kaip jų sąžinė veikia ir taip toliau. Čia yra kiti filosofiniai klausimai, visokie, kurie būtų, bet dabar apie tą ereziją atsakymas, ne? Man atrodo, kad jo, ir netgi kai kurie mokslininkai, ne tik tai šitas vyrukas, kuris buvo musulmonas, atsivertė į katalikybę, bet jisai
kai kurie mokslininkai irgi laiko islamą neatskirą religiją, o krikščionišką ereziją. Jonas Damaskietis taip rašo. Jo. Ir man taip pat panašiai atrodo irgi, nes tenais yra daug dalykų, kurie, sakykime, būtų krikščioniški tarsi, bet po to yra iškreipti, perkreipti, pasakyti, kad, kažkaip kitaip viskas yra ir kad Biblija yra iškreipta, tipo, mes dabar toks, žinai, panašiai kaip ir mormonai sakytų, arba dar kažkas, žinai, sakytų, tipo, bet aišku, visiškai kitokios linijos. Mormonų ir musulmonų statyti vieną liniją. Ne, turiu omeny, kad moralę ir sampratą taip, bet mintis irgi tokia, ne? Ten iškreipta, mes dabar atnešam naują geresnį. Tai čia kažkas, žinai, tokie panašus dalykai. Bet tai reikalas yra toks jo, kad reikia atskirti, ir aišku, atskirą musulmoną ir islamą, bet kad islamas nėra taip, kad tik tais Koranas, yra daug visokių tų šaltinių, kuriuos reikia domėtis, žmonės nesidomi. Aš atsimenu vieną tokį netgi komentarą, kažkada ten išverčiu Davido Vudo video, įdėjau į apologetiką, ten kur buvo klausimai musulmonams. Tiesiog, tiesiog, jeigu yra taip, tai kodėl yra taip? Jeigu yra taip, tai kodėl yra taip, ne, kad jie atsakytų. Ir ten viena moteris man gynė islamą komentaruose ir rašė, kad tipo, kaip aš drįstu meluoti, tipo tokį video išversdama, žinai, kad Dievas yra mūsų tėvas ir tas momentas, ne, Dievas yra mūsų tėvas. Jis turi krikščionišką sampratą ir galvoja, kad islamas lygiai taip pat sako, bet islame Dievas nėra tėvas. Bet jinai, ta prasme, pati nesidomi šito dalyko, galvoja, kad taip yra iš tikrųjų, arba net vienas vyrukas, mačiau Instagram irgi dabar, žinai, atėjęs į mečetę, tipo, koks čia geras vaibas, tipo, čia kaip gerai, žinai, tipo, čia nieko nėra, čia galiu pasimėlisti, tipo, ir ten prierašė, žinai, Dievas jūs myli, pavyzdžiui, prierašė. Bet islamo Dievas nemyli visų. Tarsi jis nėra kaip krikščioniškas Dievas, kuris yra visą mylintis, jis myli paklusnius musulmonus. Jisai yra ten toks, jis turi daug visokių vardų, ten 99 kiek yra tavo Alacho vardų, ne, bet reikalas yra toks, kad tu gali, daug tokių kažkokių atrodo minčių, tarsi, kurios ateina iš tikrųjų iš krikščionybės, bet po to, tipo, ne viską aš noriu priimti, kas tenais yra kažkaip. Iš Dievo ateina. Iš Dievo, tai. Iš Dievo. Ne, turiu omeny, kad... Ne šiaip iš krikščionybės, iš Dievo ateina. Iš Dievo, taip teisingai. Tai ne iš Dievo, bet mes vadinam tai, kad Dievo prieškimą mes vadinam krikščionybę, sakykim taip, ne? Ne tai, kad iš krikščionybės. Tai va, tai vien žodžiu, jo, čia, kad nesupaprastinti, nesakyti, kad viskas yra blogai, arba kiekvienas musulmonas, tipo kažką taip, bet reikalas yra tas, kad pats islamo, kiek žiūri į sistemą ir į mokymą, ir kuo giliau domiesi, ir kuo giliau aiškinasi, tai ne tai, kad kažką tu atrandi tenais tokio, nežiūrėkit, tipo, viskas yra ženkliai, ta prasme, geriau, ten, ne, pasirodo, kad tik kažkas. Ir dar reikia turėti omeny, ne, islamo, sakykim, tas Korano irgi konstrukcija. Korano skyriai, tos sūros yra sudėtos pagal ilgumą. Ne? Ir tada tu ten nežinai chronologiškai, kada kas, kaip tiksliai buvo, bet reikalas yra toks, kad žiūrint į Muhamedo gyvenimą, kad jisai prasidėjo viskas nuo didesnės tolerancijos, sakykim, tokios ir taikos ir visa kita, o po to augant jo jėgai ir visa kita, tos į pabaigą jo gyvenimo vis griežtėjo, vis daugiau karų, vis daugiau visko, ta prasme, progresija buvo ne nuo kažko, ta prasme, tokio ten kariavimo kažko iki tokio, žinai, sugyvenimo, bet atvirkščiai, ta prasme, buvo priešinga. Ir paskutiniai tie, žinai, jo nurodymai, jie yra žiaurūs, ta prasme, nurodymai, ne? Ir aišku, interpretacijos klausimai, vėl visokie, ta prasme, bendražmogiški dalykai, bet dar yra doktrina, vadinasi, ten pakeitimo ta doktrina, kad jeigu prieštarauja viena eilutė kitai, ta, kuri yra vėlesnė, tai ta tada yra teisingesnė negu ta, kur prieš tai buvo. Tai bėda yra ta, kad tos vėlesnės, jos yra tos žiauresnės eilutės. Vien žodžiu, tai daug tokių dalykų reikia ten žinoti, ne, aš aišku, nesu islamo ten tas žinovas, bet, tenka domėtis jau nemažai metų, tenka domėtis, tai tą patį Koraną aš perskaičiu, aišku, jie sakytų, ne Koraną tu perskaitai vertimą, nes Koraną tikrai gali perskaityti tik tais arabiškai, žinai. Net ne vertimo, o interpretacija. Jo, interpretacija. Pakviesk musulmonai savo laidą pasiekti. Jeigu musulmoną pakviesti, reikėtų ką? Aš taip giliai diskusijai, kadangi tenais vis tiek yra, yra pozityvių irgi dalykų, net ten, kad išlaikė tą Aristotelį atradę, jie yra iš naujo tenais pristatę vėl Europai, kiek aš žinau, ta prasme, jie, tenais yra gili ir teologinė mintis, ten pavyzdžiui, apie ten Kalam kosmologinis argumentas yra iš irgi musulmonų mąstytojų atėjęs, kurį Bilas Kreigis naudoja ir taip toliau, ta prasme, ne, tai yra ten tų visokių tokių dalykų, bet mes kalbam apie pačią islamą kaip sistemą, ne apie paskirius asmenys, ar nebūtinai tik apie filosofinę tradiciją. Tai kam, kad būtų galima padiskutuoti gerai, reikėtų turėti ne tik musulmoną, bet ir žmogų, kuris labai gerai išmano islamą ir kad jie galėtų padiskutuoti. Jeigu pažįsta tokių, kurie, gerai išmano. Kardelis. Aš pažįstu, bet ne musulmoną. Bet, bet aš norėjau biškį patemti irgi tą pusę biškį pozityvesnė, kad nebūtų vien tik tas. Šiaip aš irgi tą patį sakyčiau, kad, tai tradicinė tokia, ir Jono Damaskiečio, ir vėlesnių tėvų interpretacija, kad būtent islamas yra, iš esmės, arianizmas, iš esmės yra krikščionių erezija, kaip sakėjai. Tai va, o iš pozityvios pusės sakau, viena vertus apskritai, jų šahada, ar ne, jų centrinis tikėjimo išpažinimas, nėra dievų, vien tik Dievas. Tai yra viskas super. Ir jeigu žmonės eina pas pagonis ir skelbia, nėra kitų dievų, vien tik Dievas,
Tai super. Aišku, kita dalis yra, kad Muhamedas yra jo pranašas. Tai čia jau, sorry. Bet nėra dievų vien tik Dievas, viskas cool. Ir Korane irgi galima ten rasti daug gražių pasakymų ir daug gražių tokių pamokymų, ar ne. Ir ten pastoviai Korane Muhamedas ragina atlikite namazą ir mokėkite zakiatą. Tai yra melskitės 5 kart per dieną ir mokėkite, dalinkite išmaldą. Tai va. Tai irgi super, melskitės kasdieną, dalinkite išmaldą, labai puikus principai, ar ne? Ir bendrai norėjau pasakyti tokį, kad kai kalbam apie kitas religijas, reikia labai aiškiai atskirti žmogų ir tikėjimo sistemą. Nes visų pirma, klausimas, kiek ten, pavyzdžiui, iš 3 milijonų ten, kad ir Lietuvoje gyvenančių žmonių, kiek ten yra nuseklus krikščionis, ar ne, kiek ten iš 10 milijonų Turkijoje yra nuseklus musulmonai, kuo jie asmeniškai tiki, nebūtinai yra tai, kas yra oficialus mokymas. Ir kitas dalykas, kad mes galim sakyti, ar ne, pavyzdžiui, apie, dabar sakau, iš ortodoksiškos pusės, galime sakyti, kad, tarkim, islamas yra kaip sistema klaidingas, kad budizmas, tarkim, klaidingas ir taip toliau. Bet mes negalim sakyti, kad kiekvienas musulmonas arba kiekvienas budistas yra visiškai nutolęs nuo tiesos ir nebus išganytas. Taip pat ir kiekvienas, kuris vadina save krikščionimi, nebūtinai yra arti tiesos, priklauso nuo to, kaip jisai būtent apie tai ir kalbu. Tai va. Dėl to nereikia į paskirą žmogų projektuoti. O dar kas iš tokios pozityvios pusės, kas man patinka, pavyzdžiui, islame, kaip sakau, viena vertus tai va, monoteistinė religija. Labai gerai, kad yra monoteistinė religija, kuri tikrai pagoniška ateistiniam pasauliui skelbia tai, kas yra arčiau Dievo apreiškimo. Ir kitas dalykas, kad, pavyzdžiui, man irgi labai gražu, aš esu su musulmonais bendravęs per Ramadaną ir tie, kurie nuoširdžiai laikosi, kas rimtai pasninkauja, man tai labai gražu yra. Aišku, ten yra daug kas iškreipia tą visą Ramadaną, kas puotauja ant saulį nusileidus ir prisivalgo prieš saulį pakylant, bet jeigu tikrai žmogus mėnesį pasninkauja, labai gražu. Ir kitas dalykas, kaip jie meldžiasi, aš atkreipiu dėmesį, čia dabar jau akmenukus į brolius ir seseris krikščionis pamėtysiu, kad, pavyzdžiui, kaip mečetėje meldžiasi, ar ne, jie neturi liturgijos mūsų prasme, neturi eucharistijos, bet jie visi atsistoja ir nereikia, kad šitas imamas būtų atsisukęs į žmonės ir vestų renginį, bet jis atsisukęs į Dievą, į tą jų tradicinę maldos kryptį. Ir jisai skaito maldas ir visi kartu tame dalyvauja, tyla, rimtis, pagarba. Ir nereikia jokių ten gitarų, nereikia strobų ir taip toliau. Ne, aišku, gitarų niekam nereikia. Ir kažkaip blogai, gitaros jau viskas blogai. Aš kažkaip, man toks atrodo, kad kaip aš suprantu, ankstyvosios krikščionių maldos tas praktikas ir taip toliau, jie atsiskirdami nuo krikščionybės ir perimdami įvairius krikščionybės elementus, kai kurios tas dalykus, kaip Ramadaną, gavėnios tą palikimą, tą maldos praktiką, jie kurios gražius dalykus, netgi taip pat ir kultūriškai išsaugojo, tikrai galima tai vertinti. Apie gražius pozityvius dalykus dar mano kolegė viena uždėjo tokią dainą, ten arabišką, ir ten toks bičiukas, pop daina, dainuoja tipo moteriai, aš tave myliu mažiau už Alachą. Ir sako, čia kaip tikra, čia pats didžiausias komplimentas merginai, nes, reiškia, žmogus tiki Dievu, Alacho, ne, reiškia, geras padoras, ne vyras, geras vyras busiai, o antra, reiškia, kad tu esi antroji vietoj netgi po Alacho, tai kokia čia meilė, čia, kokia tik be gali būti, tai tas, reiškia, jam yra pirmoji vieta vis tiek Dievas, tai reiškia, labai geras dalykas. O tie mutazilitai, ir kaip jie ten tada dainuoja, aš tave myliu trečioje vietoje po Alacho ir Koraną. Aišku, žinai, čia irgi pasakyti, kad šiaip nors aš irgi manau, kad tai yra erezija, bet tų paskirų musulmonų, tai sakau, aš pas mane namuose yra buvę iš, neatsimenu, kurios valstybės dabar Afrikos, kurie krepšinį kartu mes žaidėme, jie buvo bandomosiose treniruotėse, ten nepateko į komandą, bet aš norėjau su jais bendrauti, jie atvažiavo pas mane į namus, ten darė savo tradicinį valgį, buvo kažkoks krikščioniškas renginys Rygoje, aš ten su musulmonais irgi šnekėjausi, nes jie buvo studentai, tave pačiam bendrabuty gyvena, jie ten man sakė ir Naiką prirodė, sako, mes nelabai geri musulmonai, nes jie ten balevoja, ta prasme, Erasmus studentai, sako, bet tu pažiūrėk, taip, nes aš klausinėjau klausimų visokių, pats ir nieko labai daug nepasakojau.
pasakoju, jie sako, ai, žiūrėk, tau Zakiras Naikas viską tau atsakys, tipo, tik pažiūrėk, jis viską žino, mes ten gal netokie geri, sako, tai esame musulmonai, bet jis tai tikrai žino, aišku, Zakiras Naikas ten, nelabai ten ką gero ir labai daug krikščionybė, netai pateikia, kaip jisai sako, bet, žodžiu, jisai yra populiarus, bet su jais irgi bendravom labai, ten apsikabinom, tarsi visą kitą, ne, bet islamas vis dėlto man atrodo irgi, kad labiau yra, sakykim, taip, erezija. Ir klausimas, kaip bendrauti, kaip ir su visais kitais žmonėm, kaip tu bendrauti, taip ir su musulmonais. Mylėti, skelbti Evangeliją. Bet priešintis tam, aiškinantis, kas yra blogai. Žiūrėk, dabar integruosim taip pat Vainiaus klausimą patarimą. Jo, dirbtinio intelekto įrankį panaudosime tam, kad greituoju būdu išverstume iš Sumos iš Pagonys, pirmosios knygos Tomo Akviniečio tekstą apie islamą. Nes greitai lietuviškai neradau kažkokio PDF, buvo tik trečia knyga. Tai va, žiūrėkit, kaip dabar dirbtinio intelekto įrankis DeepL išvertė šitą tekstą. Jis, tai yra Mohamedas, suvedžiojo žmonės kūniškų malonumų pažadais, į kuriuos mus skatina kūno įstringumas. Jo mokyme taip pat buvo įsakymų, kurie atitiko pažadus ir jis davė laisvę kūniškiams malonumams. Viso to, kaip nekeista, čia aišku, vertimas nelabai geras, viso to, kaip nekeista, jam pakluso kūniški žmonės. Kalbant apie jo mokymo tiesos įrodymus, jis patikė tik tokius, kurios galėjo suvokti natūraliais gebėjimais kiekvienas turintis labai kukliai išminti. Iš tiesų, tiesas, kurių mokė, jis sumaišė su daugybė pasakų ir su didžiausiamis netiesos doktrinomis. Jis nepateikė jokių ženklų atsiradusių ant gamtinių būdų, kuris vienintelis tinkamai liudija dievišką įkvėpimą. Nesiregimas veiksmas, kuris gali būti tik dieviškas, atskleidžia nematomai įkvėptą tiesos mokytoją. Priešingai, Mohamedas sakė, kad jis buvo atsiųstas savo ginklų galia, tai ženklai, kurių netrūksta net plėšikams ir tironams. Maža to, jokie išminčiai dieviškus ir žmogiškus dalykus išmanantis vyrai nuo pradžių jo netikėjo. Tie, kurie jo tikėjo, buvo žiaurūs vyrai ir dykumų klajokliai, visiškai neišmanantis viso dieviškojo mokymo, dėl kurių gausos Mohamedas savo ginklų smurtu privertė kitus tapti jo pasekėjais. Jokių liudijimų jam nesuteikė ir ankstesnių pranašų dieviškiai pasisakymai. Priešingai, jis iškraipo beveik visus Senojo ir Naujojo testamento liudijimus ir po to man nutrūksta tas vertimas. Bet mintis yra tokia. Sutinku. Ką? Visiškai sutinku. Nu, tai va, tai kažkas tokio panašaus ir yra iš tikrųjų. Tai vien žodžiu, bet plus šiaip esminis patikrinimas irgi yra dėl tiesos, ne, jeigu kokį. Tai Jėzus prisikėlimas. Musulmonai teigia, kad Jėzus nei numirė, nei prisikėlė. Krikščionys teigia, kad jis numirė už mūsų nuodėmes ir prisikėlė. Ir tą galima irgi tikrinti ne tik kažkaip, dvasiškai, bet ir bandyti, nors Gintaras gal ginčytųsi, bet istoriškai bandyti tą dalyką patikrinti. Gerai, mums reikia... Aš dar turiu dar du klausimus. Bet mes, žiūrėkit, jeigu mes norime atsakyti juos, mums reikia dabar... Labai greitai. Ne, bet mes labai greitai, prieš pusantros valandos esame nutarę labai greitai atsakyti. Tai tada kitam kartui. Tiesiog galim perskaityti iškart du klausimus ir juos atsakinėti taip, kad spėtume. Žiūrėk, bet tada vos ne 3 klausimus, nes dabar jau einam prie Velykų. Turi Velykų vizą, o kiti klausimai šiaip palikau. Mes su šventom Velykom sveikiname jūs. Jo, jeigu nežinau, kada tas pasirodys. Laida baiginėsi jau. Tai vis tiek jau bus po Velykų ta laida. Taip. Tai bandom dabar apie velykinius tada tokius klausimus, kurie čia egzistuoja. Klausimas Laurinai, didysis tridienis, taip pat šventų Velykų diena katalikų ir ortodoksų liturgija minima išskirtinėmis apeigomis. Ar ir kaip tai švenčia evangelikai? Ar evangelikų pamaldos Kristaus prisikėlimo sekmadienis skiriasi nuo pamaldų, bet kurį kitą sekmadienį? Ačiū. Skirtingose bendruomenėse būtų skirtingai, tos vadinamos tradicinės tikrai švenčia išskirtinai, liuteronai, tikėtinai reformatai. Mūsų tos, vadinkime, netradicinės evangelinės bendruomenės, tai kiekviena bendruomenė savaip, bet kiek, o man daug tenka su jais bendrauti, įvairių skirtingų denominacijų krikščionimis, visos praktiškai mini Kristaus prisikėlimą išskirtinėmis pamaldomis. Arba išskirtinė vieta, arba išskirtinėmis vaišėmis, arba sukviesdami daugiau bažnyčių, jungtinės, pavyzdžiui, padarydami, būdavo ten laisvai krikščionys baptistai kartu švenčia, ar dar kažkas, vien žodžiu, kad tikrai prisimena išskirtinai panašiai labai kaip ir Kalėdas. Tridienį nebūtinai, ta prasme, tai, bet jo ta savaitė vis tiek yra tokia pasiruošimo, verbų sekmadienis irgi yra, sakykim, taip paminimas, akcentuojama, kad mes judame link kažkokio didesnio įvykio ir tada jį švenčiame ypatingiau negu įprastą savaitę. Ar, čia va tai yra, ar Velykų, kaip Velykų triušis, čia šitas, tai dar supratau. Vien žodžiu, Linas duoda memą, tokį, kurį galima tenai įsidėti, kad yra tas ženklas, parodykit, aš nemoku dabar. Laiminimo ženklas. Laiminimo ženklas, toks, kad čia, iš čia yra Velykų triušis. Kaip šešėlis, jo, kaip triušis. Taip. Velykų triušis, praktiškai taip yra. Galima atsakyti, kad iš čia ir yra kilęs Velykų triušis iš šito ženklo. Taip, bet čia triušis yra krikščioniškas simbolis, kuris netgi yra
Dabar pamiršau tą pavadinimą to miesto Vokietijos. Paderberno ar Poderberno. Va, būtent jo, kur yra ten 3 kiškiai susijungia ausytėm tokie ir kaip trybės simbolis toks, žodžiu, kad jie yra atskiri, bet kartu ir kad toj bestiariumuose bendrausiai. Bet tavo yra straipsnis bernardinai.lt apie tą patį, bet matai, tu čia tik vieną patikį versiją, bet iš tikrųjų būtų galima pritarti, kad tai yra nebūtinai krikščioniškas simbolis, bet žinot, kas jis sugalvojo ir kur yra pirmieji šaltiniai. Ne, čia labai senas, labai senas. Bet kur yra pirmieji rašytiniai įrodymai? Korane. Šito. Ne. Yra viduramžių Frankenau, yra pavardė tokio vyruko Georgo Frankenau, man atrodo, vokietis. Pasirodo evangelikai, liktai liuteronai, ta prasme tiesiog turėjo tokį žaidimą, kad, tie vokiečių tuose kraštuose viduramžiais krikščionis turėjo tą tokį, kad Velykų zuikutis, tipo, slepiasi kiaušinius, vaikai jų ieško, tai čia yra pirminė nuoroda, ne kažkokie pagoniški, ne dar kažkas, tiesiog buvo, kadangi būdavo šventė, tą šventę reikia kažkaip kitaip paminėti, vaikams buvo sugalvotas toks dalykas. Svogia kiaušinius. Jo, taip. Ir po to šitą visą tradiciją buvo pervežta į Ameriką, emigruojant, sakykim taip, ir tada labai stipriai paplito daug per Ameriką, tai čia iš tikrųjų nieko su pagonybė bendro nėra, rašytiniai šaltiniai rodo, kad viskas galiausiai eina visokie advento vainikai, eglutės, triušiai su kiaušiniais visi eina iki liuteronų praktiškai. Vokiečiai, protestanto evangelikų, kurie negarbina tenais nieko, tiesiog kažkaip šventiškiau, ypatingai vaikams surengti tokius dalykus. Bet patys tie 3 triušiai, jie netgi randami ir tose senovinėse tos civilizacijose, čia kažkoks irgi senas archetipinis simbolis, bet į krikščionis, aišku, savaip vėl permąstė ir panaudoja. Gerai, tai tu turi dar 2 klausimus ir dar pas mane yra 2, bet matai, tai gaunas 4 ir tada dar yra vėlyvinis kvizas. Sakyk. Tai gal perskaitam iškart klausimus, tada atsakinėjau. Bet labai trumpai, kiek turime laiko iki visuotinio bažnyčios persekiojimo, kaip turime reformuotis, kad išliktume? Tada kitas klausimas yra, kaip suprasti pašaukimą, ar tai yra profesija, gyvenimo būdas ar dar kas nors? Okay. Tai tokie 2 yra pas mane klausimai dar. O pas tave? Pas mane yra vienas, kiek duoti kunigų už vestuves, o kitas, ką kiekvieno mūsų bažnyčia sako apie LGBT. Tai duoti už vestuves labai paprasta. Šitą vienur yra ir, pavyzdžiui, pas mane parapijai ir ortodoksų bažnyčiai daug kur taip yra. Mes sakom tiesiog, kiek žmogus gali paremti, tiek paremti. Kitur, kitose konfesijose, kitose parapijose ir taip toliau gali būti kažkokia fiksuota suma. Tai tiesiog paklausti žmogaus, su kuriuo tariamasi dėl vestuvių ir viskas. Tai va. Evangelinėse bendruomenėse dažniausiai yra taip, kadangi nėra tokių užperkamų kažkokių dalykų, jokių nėra. Jeigu tu ženiesi, tai tu ženiesi savo bendruomeniai, kuriai tu priklausai ir visus pažįsti, sakykime, pastorių. Tai tiesiog tai yra bendruomenė šventė. Ir tenais kažkokiu net apie pinigus neina kalba. Ten, nežinau, kažkaip ten gali padėti, atsidėkoti, atsilyginti, bet mintis yra tokia, kad nėra taip, kad tu išsirinki gražiausią bažnyčią, tada sakai, kiek man reikėtų tau duoti, kad aš galėčiau čia, sakykime, pasidaryti visam šitam procesui, bet tu su savo bendruomenė tiesiog rengi šventę ir viskas. Ir tada tie klausimai kažkaip visai kitaip dėliojasi. Jo, pas katalikus yra auka irgi, tu duodi tiek, kiek tavo atrodo, negaila. Bet yra, sakau, čia reikia kunigo klausti, nes kai kur yra. Bet man atrodo, jeigu jau nustato aukos sumą, tai jau nebėra auka, tai jau iškreipia pačią tą aukos supratimą. Bet sakau, mes dabar pasakysim, kad aukokit kiek norite, o paskui nueis kur nors ten balbieriškiai parapiją ir sakys kunigas va tiek. Tai sakau, čia reikia sakyti taip. Šiaip auka, o jau paklauskit kunigo, kaip yra priimta ten toj parapijoje ir viskas. Jo, sakau, bet čia toks. Gerai, dabar galim ten toliau. Dėl bažnyčios persekiojimo tada Rimo buvo klausimas. Aš trumpai pasakau, kas yra persekiojimas, ta prasme, ar kad negražiai mus vadina, ar kad žudys, ar ką dabar darys, aš neįsivaizduoju, ne? Ir kada jisai prasidės ir kaip reikia reformuotis, kad jo išvengtume. Aš trumpai atsakau, kad mes neišvengsime persekiojimo vienokią ar kitokią formą, ar tai bus įžeidinėjimai, ar nepriėmimas, ar tai bus mušimas, ar žudimas, visur pasaulyje visokiam formom jis įvyksta, mes Lietuvoje tikrai dar normaliai gyvenam, tik kad durniais mums vadina arba neleidžia kažko daryti kartais, ne, ir viskas. Čia vienintelis toks didžiausias darinys, ten muša, nei ten kažką daro, kol kas bent jau tokių dalykų nelabai pasitaiko, bet dabar kaip reikia reformuotis, kad išliktume, tai mes išliksim dėl to, kad Kristus pasakė, kad pragaro vartai nenugalės bažnyčios ir kitaip nebus, ta prasme, ir nenugalės, čia yra Kristaus pažadas. O dabar kaip reformuotis, tai mums vienintelė reformacija, mano supratimu, gali būti arčiau Kristaus ir arčiau tiesos, kad ir mes klysdami, bet tą bandom daryti, o ne tam, kad mes kažko išvengtume. Tada mes reformacija ne to pagrindu veikia, man atrodo, tas mūsų pasikeitimas. Kad ne tam, kad kažko išvengtume, o tam, kad būtume arčiau Kristaus ir jo tiesos ir pasitikime, kad jis su mumis išlaikys. Viskas. Taip, man atrodo. Tu persikimo dabar jau yra, šiaip Kinija, ten Šiaurės Korėja, Afrika, tai čia pilna, tu čia gali. Jo, tenais tik pažiūrėtum, Azijoje, Afrikoje taigi pilna yra persikimi ir dažniausiai krikščionių labiausiai,
tos valstybės, kurios labiausiai persikė krikščionys, yra musulmonų daugumos valstybės. Nu, tai galite išvadą savo daryti. Arba kinai ateistai. Svarbiausia pradėti nuo savo širdies reformacijos, nuo savo širdies tyrinimo, o tada ir pagal tai, Jeigu įdomu, kad persikėjimus yra tokia organizacija pavadinimo Open Doors. Tai Open Doors galite pažiūrėti, tenais siunčia naujienlaiškius apie pasaulio persikėjimus krikščionis. Tai jo, kas čia dar buvo apie LGBT, galim trumpai atsakyti. Ne, tai jau buvo visą laidą, tai tik trumpai atsakyti, kad Dievas myli žmonės, bet jisai duoda seksualumą su tam tikrų tikslu ir jisai duoda tam, kad žmogus galėtų išreikšti savo tą žmogiškumą ir įskleisti, o kur yra brėžiamos ribos, tai yra brėžiamos tam, kad žmogus galėtų geriausiai seksualumą išskleisti ir atspindėti Dievo paveikslą, o jeigu nepatinka, kur yra krikščioniškos ribos kažkokios brėžiamos, tai visi brėžia ribas seksualumui, krikščionis, nekrikščionis nesvarbu, tik klausimas yra kur ir kodėl, dėl kokių tikslų. Tai va, bet visą laidą mes esam padarę apie tai pokalbį ilgą, tai galite susirasti. LGBT, įsivesit 3 davatkos LGBT ir atrasite. Jo. Ir jeigu patiko atsakymai, tai spauskite patiktukus. Ne, viskas išmoktas. Ai, apie pašaukimą. Mergina dar vieną klausė, Ieva apie pašaukimą. Bet aš jau pasakysiu vis tiek, jeigu patiko atsakymai, spauskite patiktukus, o jeigu nepatiko, rašykite piktus komentarus. Tai va, o apie pašaukimą, nu, tai pašaukimas, kaip sakyti, čia bendrai dabar šiais laikais daugelį konfesijų irgi ten. Iš tikrųjų tokia, iš pradžių buvo katalikiška tema, kur kalbėjo būtent apie kunigų pašaukimą. Tada tie patys liuteronai išplėtė, kad kiekvienas žmogus turi pašaukimą, kad ir batsiuvys turi pašaukimą. Ir dabar iš esmės tai visi turbūt krikščionys, kurie yra ant bangos, žino trendus, jie taip pat sakytų, kad kiekvienas žmogus turi pašaukimą. Ir tai nebūtinai profesija, tai gali būti ir, nežinau, pradedant nuo to, kad, nežinau, kažkam pašaukimas yra rūpintis vaikais, ar nebūtinai savo, gal ten ir vaikų namuose, o kažkam pašaukimas galbūt yra, ten, nežinau, raketas konstruoti ir leisti kosmosą. Tai, ką Dievo valia tam žmogui yra pašaukimas. Ką aš čia turiu daryti, Dievo valia, bet ta Dievo valia irgi nėra taip, kad užrašyta pas Dievą įdėta į stalčių ir dabar atspėk, ką aš čia tos galvojau. Bet yra duoti tam tikros dovanos, tam tikri talentai, kurios žmogus gali dėl Dievo panaudoti ir tai įvairiai gali reikštis. Ir atrasti savo pašaukimą, tai yra atrasti tai, ką tau Dievas davė, ir kokiom dovanom gali pasitarnauti Dievui. Ir kad jie tarnautų Dievo karalystėje, tiesiog reikia skirtingų žmonių, bet dažnai yra įskiriama, yra tas bendrasis pašaukimas ir yra konkretusis arba partikuliarusis tas pašaukimas. Tai yra bendras pašaukimas visiems yra panašėti į Jėzaus paveikslą. Mūsų yra toks ir skelbti Dievo karalystę ir ją statyti. Kaip ne mes ją statom, Dievas ją stato, bet mes dalyvaujame tame statyme. Dalyvauti Dievo karalystės statyboje, tai čia yra bendrasis pašaukimas absoliučiai visiems. O kaip konkrečiai tu tą dalyką darai, tai va čia jau priklauso nuo to, kokias tu turi dovanas, ar tas dovanas atpažįsta kiti tavyje, ta prasme, ar tau padeda susigaudyti, meldiesi, skaitai literatūrą, bandai, eksperimentuoji, ten su vienais daugiau bendrauji su kitais, ta prasme, ir nėra tai, kad jo ten, pavyzdžiui, yra ir medikų, ir ugnegesių būti yra geras dalykas, tai reiškia dabar tu moraliai susikompromituosi, jeigu tu pasirinksi vieną arba kitą, ne? Tai nepašaukimo negyventi tik tada, jeigu tolisti nuo Kristaus paveikslo ir neprisidedi prie Dievo karalystės, sakykime, to darbo, bet jo, reikia tiesiog, kiekvienas yra unikaliai sukurtas ir suprasti savo talentus, savo dovanas, savo polinkius, nuo to atsispirti, klausti kitų išmintingų krikščionių žmonių, ar jie tą patį atpažįsta savyje ir bandyti savi visokiuose kontekstuose ir žiūrėti, kur labiausiai tada širdis kažkaip rišasi, limpa ir tame. Bet nepamiršti, kad darbas, pavyzdžiui, kažkokia veikla tavo, jinai nėra savitikslė, arba jinai nėra tik tais uždirbti pinigų, bet kad tu ir dirbdamas, mes šiandien su draugu savo kalbėjom važiuodami čia, būtent apie tai, kad, tarsi mano apologetika veikla, sako, va čia, ar čia yra aiškiau tarnystė, o ten darbas bankė, tipo, nebe tarnystė. Sakau, tai mes čia turim tokią blogą tokią sampratą. Visas, bet kokia tavo veikla, jinai yra tarnystė Dievui, nes kitu atveju tada gaunas, kad tu tada, ieškai ten valandas laiko per dieną, kai gali patarnauti ir pyksti ant tų, kurie kažkaip kitaip daro, bet iš tikrųjų tavo visas gyvenimas yra tarnystė, tai tu ieškai būdų, kaip pasitarnauti toje aplinkoje. Turbūt yra tokio dalyko kaip šventesnis darbas už kažką mažiau ten šventą darbą. Tai... Viskas nuo intencijos ir tokio, priklauso. Gerai, kvizas. Velykų tradicijos. Krikščionių ortodoksų konfesijos. Krikščionių pasaulyje. Matau, Laurinas taip skuba. Jo, tada bandai nuraminti. Downshiftingas biškį. Gerai. Tai va, dabar pirmas klausimas. Kaip dažnai kai kuriuose anglikonų ir liuteronų bažnyčiose, bent jau anglakalbiuose kraštuose,
vadinamos Velykų rytinės pamaldos. A. Saulėtekio pamaldos. B. Rytmečio pamaldos. C. Aušros šlovės pamaldos. D. Skriaudžiamo zuikio sekmadienis. Čia tai iš čia GPT jau čia paėmė visus tos... Saulėtekio alėjos pamaldos, gal čia vyksta irgi. Aš rašiau su pagalba čia GPT, bet ne, aš viską... Gerai, aš tas, kur aušros pamaldos kažkokios tokios. Saulėtekio pamaldos. Taip. Saulėtekio? Taip. Aš keičiu atsakymą į saulėtekio pamaldas. Google'ai radau tokį Sunrise Service. Aš netaip išgirdau. Sunrise Service. Tai va, dabar antras klausimas. O tai ką ten daro per tas pamaldas? Nu, Meldžiasi. Turbūt meldžiasi, ne? Jo, aš taip supratau tokias, jo, tipiškas protestantiškas pamaldas, kur Liuteronai, komentuokite. Tipiškas protestantiškas pamaldas, daug dūmų, gitarų. Aš taip įtariu, jo, man susidarė toks vaizdas, dėl ko ir pabrėžiau, kad anglkalbėse bent jau kraštuose, nes man susidarė vaizdas, kad liuteronai labiau švenčia liturgiškai, ten panašiau į tai, ką ortodoksai katalikai daro, bet jo, bet Amerikoje va čia būtent aš taip supratau, kad čia daugiau apie tokias, kaip sakyt, laisvesnės bendruomenės liturginė prasme. O kad būtum pastoris, būtina būti gražiam, nes visi pastoriai labai gražus kažkokie tokie būna. Tai aš atsiųst nuotrauką kokio negražaus. Nu, nes gal koks reklamas yra. Svarbiausia, kad būtų aukštas ir gražus. Apie čia GPT tiesiog aš buvau užklausęs, kuris iš mūsų gražiausias buvo nuotrauką mūsų pateikęs. Tai du variantus pateikė. Variantus iš trijų. Ta prasme, ta prasme, kad abiejose variantuose tu buvai gražiausias pagal objektyvus ten grožio šiuolaikinius standartus. Aš jau būčiau nusivylęs, jeigu aš nebūčiau negražiausias. Nes tavo taisyklingos veido formos, šypsena duoda patrauklumą, visą kitą. Vienoje vietoje tu buvai antroje vietoje. Kitoje vietoje buvau aš antroje vietoje, žodžiu. Tai tau buvo, kad tavo švelnesni veido bruožai, žodžiu. Jo, švelnesni veido bruožai, intelektualinis toks žvilgsnis. Nerašė, kad mano viena akis mažesnė biški trukdo. O apie mane prašė, kad netitinka visų šiuolaikinių grožio standartų, bet gali kažkaip tam tikras... Modelis gali būti tas, kuris išskirtinis. Tam tikras kaip alternatyvias grupės gali patraukti tą mano išvaizdą. Tai va, tęskime toliau. Taip. Jo. Kuri krikščionių konfesija dažniausiai švenčia Velykas kitų metų nei kitos konfesijos? A. Romos katalikai. B. Anglikonai. C. Ortodoksai. D. Liuteronai. Ortodoksai. Be abejo. O kodėl? Pasimis ten komplikuotas tas Julijaus ir Grigaliaus kalendorių, tenais kas priimta, kas nepriimta, kada, po to perskaičiuojama tenais kiekvienais metais iki vis kitaip. Tai. Taip ir yra. Kitas kalendorius, vienu žodžiu. Bet šiemet kartu tada jau, kas man atrodo, galės pakomentuoti, jeigu bus liuteronai kokie komentaruose. Man atrodo, kad čia jau bus panašiau ir apie Lietuvos liuteronus pasakyta. Tai žiūrėkit, kad komentuosit, kada lūs neišsipilt ant klaviatūros. Klausimas toks. Kuo liturginėse krikščionių bažnyčiose prasideda Velykų nakties liturgija? A. Kryžiaus keliu ir Kristaus kančios apmąstymais. B. Procesija su žvakėmis. C. Eucharistijos šventimu ir komunijos priėmimu. D. Velykų zuikio suvalgymu. Aš taip nuo paskutinio pradedu dažniausiai, bet iš Maksimas tas toks. Padalinat, ausint, palaužėt ir dalinat. Ne, man atrodo, yra tas procesija su žvakėmis, man atrodo, įimas, ne? Aplink bažnyčią, bent jau parsus ortodoksus taip yra. Ką pasakys? B, aš manau, kad pas mus procesijos, kai kur yra, tai laužas būna irgi nuo laužo kunigas uždega tą žvakę ir tada vadinam visą tą šviesą. Taip, ir pas mus irgi procesija su žvakėmis ir man atrodo Lietuvos liuteronai, jeigu aš neklystu, taip pat švenčia procesija su žvakėmis ir tokias labiau, kas tos tradicinės liturgijos laikosi, tai tas yra. O kodėl procesija su žvakėmis? Kristus mums šviečia. Ir dar ką primena tą procesiją, to atsimeni? Dievo tautą keliaujančią. Išėjimą iš Egipto turbūt. O ką darydavo per Velykas senovėje, kai buvo daug... Krikštydavo, dabar krikštyje. Taip, ir tai krikšto naujai pakrikštytųjų procesija su žvakėmis. Ne, aš galvoju, kad ta prasme, okei. Taip, tai naujai pakrikštytųjų procesija, o tiem, kas jau yra krikštytas, tai prisiminimas, kaip jie kažkada buvo krikštyti. Ko daugelis mūsų konfesijose neatsimena, nes mes privalystame kūdikio krikštą. Tai va. Tada čia bus įdomus, kuri iš šių šventų Velykų tradicijų yra tikra. A. Milžiniškos kiaušinienės kepimas
Velykų pirmadienį. B. Mergaičių plakimas rykštelėmis. Velykų pirmadienį. C. Fejerverkų mūšis, kai dvi parapijos bando iš fejerverkų pataikyti vienas į kitą varpinę. Ir D. Kova kiaušiniais. Aha, žiūrėk, čia dar galvau, kad bus kažkokia viena aiškesnė. Čia sunku iš tikrųjų. Fejerverkai atkrenta, man atrodo. Ne, nebent tose labai liberaliuose. Fejerverkai atkrenta, kiaušinienė jaučiu irgi atkrenta. Kova kiaušinės gal, nes vieni rideno. Kiaušiniai ir kokia dar buvo betų? Mergaičių plakimas. Mergaičių plakimas, fejerverkų mūšis, milžiniška O kiaušinienė. ką mergaitės plakt? Na, nežinau. Ir Na, okei, gal, nežinau, kiaušinių mūšis. Kiaušinių mūšis, Kiaušinių sakyčiau. mūšis irgi, aš manau. Gerai. Kur nors Teisingas Vokietijoj. atsakymas, visi 4. Rei, ne. Visi 4 yra tikri. Nu, mergaitės laikytis. Milžiniškas omletas. Prancūzijoje yra miestas Le omelette. Ho kažkoks vadinasi, aš nežinau. Le egg. Vienu žodžiu, ir ten kepa milžinišką, pirmadienį kepa milžinišką omletą. Mergaičių plakimas. O čia kokia konfesija? Ortodoksai turbūt, ne? Nu, Prancūzija tradiciškai katalikiška. Ai, nu, Nu, čia okei. tokios liaudiškos tradicijos. Dabar mes Čia ne visi kartu susisėdę. biblinė kiaušinė. Taip. Tai va, Bibliai parašyta mergaičių yra, plakimas. kiaušinių Tai va, knygai. tai vėlgi Velykų pirmadienį, antrą Velykų dieną Čekijoje ir Slovakijoje yra tradicija, kad berniukai rykštelėmis švelniai plaka Švelniai. mergaitės. Aš manau, O tikrai. mergaitės iš vandens, ten jeigu balionai mėtosi, Nu, mes apipila islamą čia vat vandeniu. skelbiam islamą, čia vat plaka berniukus. Tai va, ir vyksta tokia kova. Žodžiu, Vien su vandeniu, kitas ir O rykštelė. prasmė kokia? Kaip verbų sekmadienis, kur tau ne aš mušu verbą mušą. Taip. A, krikšto vanduo. Bet tik mergaitės. ir Nu, čia kažkas palmių. tokio įdomu. Žinai, aš tikrai įsivaizduoju tokią situaciją, kai, žinai, yra brolis ir sesė, kur nors ten Čekija, žinai, ir tada ateina broliukas, tipo, ir, tipo, tau žiūrėk švelniai. Na, Ir ta Mortal Kombat muzika. muzika. Mortal Kombat. Tun, 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 tun. C. Fejerverkų mūšis. Šitą aš jau buvau matęs netgi video. Kinijai? Ne. Eik tu. Yra Graikijoje Latvijai. toksai miestas Vrontados ir ten yra dvi parapijos, kurios jau ten nuo Osmanų imperijos laikų, žodžiu, ten sena tradicija. Ir iš tikrųjų ten yra papildomi taškai, jeigu pataikai varpinę bažnyčią. Tai, Ir ten o tai vietiniai- nėra nesaugu, nes gaisrai vis. Nu tai va, tai vietiniai Čia gyventojai. tie pats kai kurie- Panathinaikos ir Olimpiakos fanai. Ai, tikrai. Tu jie terimiai yra ta Tada tradicija. viskas ok, tada suprantam. Palauk, reikia Jo. cituoti kitaip dabar aiškina visi. Panathinaikos ir Olimpiakos. Aha. Taip. Va, Tai viskas- ir jo, ir jie ten šaudosi, jo, ir ten yra vien visokių legendų, neaišku, iš kur ten atsirado, bet žodžiu, beje, vienas į kitą šaudo, vietiniai gyventojai tai iš tikrųjų jau taip biški ir pyksta ir sako, kad čia Su bengališka ugnelė. Jakį kas pataikys. Stogai dega, biškai čia gyvuliai. Jo, bet kadangi jie privažiuoja labai daug pasižiūrėti turistų, tai tada ir Apsimoka. Čia už žąsis, Ir jau žinai. aišku, čia susijęs su to, kad Graikijoje bendrai per Velykas yra tokia tradicija šaudyti fejerverkus. Pas mus nešaudo per Velykas, o ten yra per Velykas. Per Velyknaktį, kai išeina su Evangelija kunigas skaityti Jono Evangelijos pirmą skyrių, galima netgi ten YouTube, jeigu įsijungus, pamatyti, pradeda fejerverkus visi šaudyti. Tokia Mes tradicija. sakom, kad protestantai naudoja spec-efektą. Na ir va, o kiaušinių mūšis, tai jisai iš Vokietijos, iš Bavarijos. O, Tai va, vaikai irgi, aišku, to Ir užsiima. pilstosi alumi tuo pačiu. pataikyk į alaus bokalą. Tai va, Spirk, kaip net ten futbolasgi. toliau sekantis klausimas. Kokia spalva liturgiškai dominuoja Velykų laikotarpiu liturginėse Tu bažnyčiose? neklausai šito jau prieš tai? Ne, apie gavėnios spalvą Apie klausiu. gavinės. A. Raudona, B. Violetinė, C. Balta, D. Žalia. Ir čia kalba eina apie tą, kuri daugiausiai galim pamatyti visose konfesijose. Nes kai kur, aišku, yra vietinių tokių skirtumų. Gerai, mums reikia galvoti, matai, čia logiškai, nes kažkaip, nu vis tiek jinai turi būti, kokia yra įprastinė, ne? Žalia yra įprastinė spalva. Žaliu. Žalia yra kaip ir įprastinė, nors, nu, violetinė mes kalbėjome, kad karališka nespalva yra tokia. Nu, laidotuvės, bet gavėnė. Dar yra raudona ir kokia dar buvo? A. Raudona, B. Violetinė, būna C. per Balta, iškilmes arba D. šventes. Žalia. Raudona kankinių, nu per šventės Nu, va, iškilmes. tai balta gali būti kaip Kristaus to prisikėlimo. Man balta. Aš Nu, balta, sakykime. vadom prisiminta, ne kokias būna. Nu, balta arba raudona. Nu, Na, balta gal, sakykim.
Geras. Teisingai. Jei! Nes Kristaus prisikėlimas spalva, Taip. šviesa. Taip, taip. Ir tu pats sakai Kristus šviesa ir balta. Taip. Ir taip yra atskirų tradicijų, Neapsipazorinam. pavyzdžiui, pas rusus yra raudona, bet iš esmės, pavyzdžiui, ortodoksų bažnyčiai plačiau įmant, tai balta, pas katalikus balta, Jo, pas jo. liuteronus balta. Ir iš esmės liturginėse bažnyčiose dominuoja balta Tik spalva. kiaušiniai pas jis raudoni būna. Taip, dažomi. nebūtinai raudoni, bet tradiciniai tie kiaušiniai kaip tik raudoni. Ir su to periname prie kito klausimo, kurį planavau šiek tiek vėliau, bet dabar galime prie jo peršokti. Ką simbolizuoja dažyti margučiai krikščionių tradicijoje? Deivė kažkokia. Ten. Žydų išėjimą iš Egipto, B. Nuodėmė atleidimą, C. Naują gyvenimą ir prisikėlimą, D. Pranašų mokymus. Tėvas Vitalijus yra man pasakojęs šitą mockus, tai, tu sakyk pirmas. Visus. Visus? Ne tai mane. Nežinau, man tik vieną iš jų sakėt, gal ir daugiau. Nežinau, aš tada tiksliai. Spėk. Išėjimas iš Egipto, pranašų mokymai, kas dar? Naujas Nuodėmė gyvenimas. atleidimas, naujas gyvenimas ir prisikėlimas. Tai naujas gyvenimas prisikėlimas, gal ką žinau. Nes yra paskas, kad tai yra, kaip kapas kiaušinis, kažkas negyva, bet jo viduje yra gyvybė, tai tipo, simbolizuoja prisikėlimą. Tai naujas Jėzaus. gyvenimas, tai čia toks A, ne? obvious, ne? Turėjo Taip, būti taip. Ai, nu, tai okei, tai čia Prisikėlimas. Ir yra tokia, legenda ortodoksų bažnyčiai, kodėl tie raudoni kiaušiniai, aišku, primena ten Kristaus kraują, visą kitą, ir kapas, ir taip toliau. Ir dar yra toksai momentas, legenda, kad Marija Magdalietė skelbė Kristaus prisikėlimą ir atėjo ten pas vieną karalių ir jisai sako, tai čia manęs makaronus kabinė ant ausų, jeigu nori jeigu tikrai Kristus prisikėlė, tegul šitas kiaušinis ten persidažo raudoną spalvą. Ir jinai paėmė tą kiaušinį ir jisai nusidažė raudoną spalvą. Ir kad irgi maždaug apie tai prisimenant, pradėti dažyti kiaušinį. Bet atidaręs kiaušinį buvo makaronai. Ir jo. Nudegiau rankas. Ir buvo kinder surprizas viduje. Kryžius toksai. Ir indulgencija. Taip. Abonementas. Prieš paskutinis klausimas. Karštas, žinoma. Kuris iš šių pasisveikinimų būdingas ortodoksams Velykų metu? A. Garbė Jėzui Kristui. B. Kapir. C. Aleliuja. D. Kristus prisikėlė. D. Sveiki sulaukę Velykų. Tai man atrodo, nežinau pasveikinimas, bet tu man esi sakęs kažkada, kad aleliuja ortodoksai tik vis po prisikėlimo kažkaip sako. Ir tau buvo keista, kad aš sakiau aleliuja dar iki tol, ta prasme kažkokiu kitų laikotarpiu tokiu, kad neįprasta yra. Tai gal aleliuja, taip. Nes kas aleliuja, tai reikšmė kokia yra to aleliuja. Šlovingi viešpatė, ne? Valio Dievui. Valio Dievui. Kristos anesti, Alitos anesti. Kristus prisikėlė. Tai tas, tai taip pat irgi. Taip, teisingas atsakymas yra C, Kristus prisikėlė. O čia kaip tik yra šiaip vakarų tradicija, nežinau kiek Lietuvoje, bet čia kaip tik Amerikoje mačiau, katalikai daro aleliujas laidotuvės, kai jau užrašo aleliuja ir eina gavėnios pradžioje užkasti. Nes kaip tik aleliuja nėra per gavėnę naudojama, o pradeda naudoti. O pas mus tai kaip tik to nėra ir pakankamai, netgi kaip tik, sakyčiau, gavėnės pamaldose daugiau aleliuja yra. Jo, tai šito tokio momento nėra. Tai va. Pradeda kažkas per katalikus, žinai, per tą laikotarpį, kai negalime sakyti, aleliuja, dabar kalbėka jau su lūpą. Tai va, o taip, pas mus sveikinasi žmogus, sako, Kristus prisikėlė, atsako, tikrai prisikėlė. Pas mus sako, iš tiesų prisikėlė. Irgi tas pasveikimas. Pasveikinimai, sako, Kristus prisikėlė. Čistai prisikėlė. Ne. Ne, čia Šiauliuos gal taip sako, nes Kristus prisikėlė, sako. Ir tada niekas nebežino, ką sakyti, tiksliai sako. Jo. Tiksliai. Arba amen. Ir paskutinis klausimas atviras. Kiek dienų tęsiasi Velykų laikotarpis jūsų tradicijoje? Kiam dienų? Ne, 50 dienų, man atrodo. Iki sekminių. Jo. Sakykime, būtų toksai. Niekas jo neakcentuoja, bet iš principo taip pat būtų tikriausiai. Ja, pas mus tai iki šeštinių, iki Kristaus žengimo į dangų. 40 dienų. 40 dienų tas gavėnios pagrindinis pasninkas ir 40 dienų Velykų laikotarpis. Mes ilgiau baliavojam. Ačiū, Gintarai. O aš vakar klausiau Marijos radijo ir kalbėjo kunigas Arūnas Kesilis. Ir paskui tavo dar buvo šitavo katechezė. Ir Kesilis pasako, kad yra, žodžiu, Lenkijoje dar kaimukuose, kai kuriuose išlikusi tradicija, paimti tokią, baidyklę kaip morę, aprengti su sidabriniais tipo pinigais.
tipo judas ir paskui tą judą sudegina. Ir taip žmonės su savo judaiškumu tuo tokiu, nu, vat, savo tą blogį bando irgi taip prieš Velykas, žodžiu, taip sudeginti ir išmesti. Įsivaizduoji? Taip, įsivaizduoju, tikrai įsivaizduoju, žinok. Ačiū visiems, kurie buvote kartu su mumis šią saulėtą pavasario dieną. Linksmų Velykų, kaip reikia sakyti, kaip dabar galime liturgiškai pasakyti, kai mes dar prieš tai filmuojam, nei aleliuja galim sakyti, nei kad Kristus prisikėlė, bet Kristus prisikėlė kiekvieną dieną mūsų širdise. Tai Gintaras Sungailas, Simonas Bendžius, Laurinas Icevičius, Martinas Kaminskas už kamerų. Ar sumontuosi, Martinai, iki Velykų šitą įrašą? Sako, linksi galvą, jeigu nesumontuos, kaltinkite jį. Šitaip, tai tokia velykinė žinia, norime pabaigti šitą įrašą, spauskite laikus. Kokius laikus, patiktukus, jeigu jums patiko. Jeigu nepatiko, galite spausti, kad jums nepatiko, bet tik neberodo YouTube'as jau šito dalyko. Rašykite komentarus, dalinkitės, palaikykite apologetika.lt veiklą _parama, apologetika.lt _parama. Galite skirti 1,2%, galite įsigyti štai tokių nuostabių marškinėlių, tiek šviesių, tiek tamsių, dar kažkiek jų yra. Ir kepurė šitą meškos. Šitą iš Latvijos yra meška. Man dukra sakė šiandien meka. Dar mažai yra, bet čia yra meka. Nu, islamas tai ir grįžta, kaip sakyti, mūsų tą meką, tai tą pokalbį. Bet jo, ačiū tada visiems. Einam toliau, dirbti darbų, gyventi gyvenimo ir su tikėjimu ir pasitikėjimu Kristumi, kad išlaikysim. Pagarba. Iki.